man atrodo, mums reikia pažiūrėti, kaip Bruveris tiesiog stumia ant valdžios. Kaip galvojat? Aš stumiu jau tiek daug, aš kartais jaučiuosi, kad aš einu iš proto. Ir kad vienintelis žmogus kažkiek racionaliai kalbantis ir vertinantis situaciją. Aš nežinau Bruverio, ar jis racionalus žmogus ir racionaliai vertina situaciją, bet jeigu jis stums ant jobanų socdemų, aš už. Tai gerai, pažiūrim čia tada. Šiandien turim tokią puikią situaciją. Šiandien tai turiu galvoje keletą dienų, ne būtent tą konkrečią dieną, kai kalbamės, kai naujasis Lietuvos ministras pirmininkas sako, kad viskas yra beveik puiku, koalicija veikia gerai ir puikiai ir apskritai antraštės yra rėksmingesnės negu tikroji padėtis, kurią bandoma nupiešti blogiau, negu jinai iš tikrųjų yra. Kaip tau atrodo ta padėtis? Nu, kitaip, gal blogiau negu ministrui pirmininkui, tai aš įtariu, kaip suprantu. Ne, tai jo ką jisai kitą gali sakyti. Tai politikai tokios situacijose visada tą patį kalbą. Skvernelis sako, kad sunku jau sunku. Kai mėgstukas. Ble, jo vardas Ignas? Ne Ignas. Ne, Ignas. Kodėl aš jo vardą ištisai pamirštu? Ignas, taip. Ok, nepamiršau, Ignas, teisingai. Kai bliuzonas, I guess. Okay. Dars. Nu, Skvernelis yra Seimo pirmininkas, ne? Gal dar galutinai neįsijautęs į Seimo pirmininko rolę, ar suprantantis savo rolę koalicijoje. Jo, Bruveris per debatus uždavinėjo klausimą, kurį nesugeba užduoti. 2 minutės kalba monologą ir nesugeba klausimą užduoti. Tai jo, čia tas. Taip, būdamas ministrų pirmininku, bent jau aš taip įtariu kadencijos pradžioje ir tada, kai jisai buvo ministrų pirmininkus, irgi kitaip kalbėdavo. Kamera sucentravo. Neoficialiai, aišku, kitaip vertindavo, pavyzdžiui, savo pagrindinį partnerį ir partiją įdelegavusi į postą, taip sakant, ir tos partijos frakcijas Seime. Bet, viešai, tai tas pats Paluckas, senokai tiesą sakant, bet teko neoficialiai bendrauti, kartais tik sporto klube pasveikinam su ministru pirmininku, bet jisai, aš nebejoju, situaciją realiai neoficialiai vertina kitaip. Čia tokia yra, valdiška propaganda. Naratyvas, kaip populiaru dabar sakyti. Viskas gerai, ko čia jūs kabinėti, žiniasklaida kalta, žiniasklaida prisigalvoja, žiniasklaida kursto, žiniasklaida išgalvoja, uždeda antraštės, o viskas iš tiesų yra kitaip, net pačios žiniasklaidos tekstuose, negu skelbia antraštės. Taigi, kiek kartų jūs šitos girdėt skirtingose variantuose, skirtingose formatuose. Gaila, kad tik tai tokie jauni. Ir kaip čia pasakyti, kadais perspektyvus atrodė politikai, jie nieko naujo pasaulyje neišranda. Ta prasme, kai situacija yra, jie vis tiek atkakliai tvirtina, kad lyja, nors galėtų kažkada pasakyti, kad tai nebūtinai lietus. Kas verčia taip daryti? Nes iš tikrųjų tas politikų amžius kaip Palucko dar yra tas, kuris tikrai leistų palaukti ir paskui būti, bent jau atrodyti solidžiai, jeigu jau nebūti iš tikrųjų. Kas juos verčia daryti taip, kaip jie daro dabar? Šitą valdančiąją koaliciją ir ypač tos demus. Empatiški žmonės, taip? Pabūnam Palucku. Nenoriu. Pabūnam Palucku, nenoriu. Kiek jis rinkimų Visus. Kaip, čia tas, irgi čia žiniasklaidos toks biškiai atras visus pralošęs rinkimus. Pagal sąrašą buvo išrinktas. Šiaip, jeigu tai būtų visiškas totalus loseris, jisai nebūtų premjero poste, ne? Ta prasme. Čia formaliai taip, ten, kur jisai asmeniškai dalyvavo, jisai pralošė tos rinkimus, bet jeigu to norima pasakyti, kad jisai yra... Jo, čia lingvistika, man atrodo. Paluckas yra loseris. Ne iš tos literalios prasmės, ar jis laimėjo ar pralaimėjo, bet jis yra loseris. Kaip ir koks Elonas Muskas yra loseris, bet jis turtingiausias žmogus planetai, bet jis visiškas loseris. Imagine, kokiu loseriu reikia būti, kad girtumės, kad tu žaidimuose profesionalas, kai tu net nežaidė accounto. Tiesiog dėl to, kad šūdo meluoji. Tu esi loseris kaip žmogus, jeigu tu taip darai. Jeigu tu šerini AI misinformaciją arba ten COVID'o kliedesiais patiki pačioje pradžioje ir ten lažinė su draugu, kad nepasieks 35 000 keisų, milijoną vos nesusilažinti, ir tada, kai aišku pasiekė mirčių tiek, o ne keisų, tu tada tą draugų užblokuoji. Tiesiog toks peti loseris, tai yra žmogus loseris. Bet
Trumpą palaikyti ne lūzeriai negali, taip kad... Totalus politinis lūzeris ir, ta prasme, visiškas marginalas ar kaip. Ne, gal labiau lyderis totalus tas, kur lūzeris. Jo, tai lyderis, taip, iš jo tas lyderis toks iš bėdos, jisai nuo atsarginių solelio, jisai lyderis yra dėl to, kad kitų neturėjo partija ir neturės artimiausių metų. Bet beje, su tokiais lyderiais dažnai būna, kaip atsimenat, Butkevičių, pavyzdžiui, kuris irgi premjeru buvo, ir kuris patapo socdemų lyderiu, grinai dėl to, kad ten buvo pas socdemus eilinis toks pakrikimas, aišku, ne toks, koks yra dabar, ar ne toks, koks buvo prieš tais metais, kaip Paluckas tas pats buvo partijos pirmininkas, kai partija ten skilo, žodžiu, ir birėjo, bet irgi buvo eilinis pakrikimas, buvo lyderystės krizė, skirtingos grupuotės ten partijos nežinojo, ką daryti, negalėjo susitarti, nebuvo kompromisinių tokių figūrų, tai paėmė tokį, kuris, kaip čia pasakyti, mažiausiai alergenų. Mažiausiai, kaip čia pasakyti, suformuokime, mažiausiai alergizuojantis, ne, visomis prasmėmis. Ir ką? Ir jisai buvo visą kadenciją, iki pat kadencijos pabaigos buvo vienas populiariausių Lietuvos politikų, nedalyvavo prezidento rinkimuose tiesiog dėl to, kad bijojo, nes negalėjo pasirinkti. Puikus lyderis, ar ne? Jo, tai nenorėjo su Grybauskaitė ten pyktis, galvojo, kad ten viskas bus gerai, kad jeigu jisai nesupykdys Grybauskaitės nedalyvaudamas, žodžiu. Tai va, tai... Gerai, kur šiandien Butkevičius yra? Šiandien Butkevičius yra kovoja vardan Lietuvos su Skverneliu, tai viskas taip. Bet grįžtant prie Palucko, tvarkoj. Žodžiu, jisai, taigi būti šituo čia mesgi suprantam, kokio jisai viršūniai dabar yra. Tai yra vienintelis ir paskutinis kartas jo gyvenime, kai jisai pagavo taip Dievą už barzdos. Tai mes suprantam, kad žmogus padarys ir darys viską, kad jisai darė viską ir iš tiesų padarė viską su visais žemaitaičiais tam, kad tikrai būtų išrinktas Seime tuo premjeru, kad taptų tuo premjeru, kad tą lemiamą barjerą tą perkoptų. Ir dabar, bent dar kažkurį laiką, tai tikrai darys viską, kad toj kėdėj kuo stabiliau sėdėtų, atrodytų kuo sėkmingesnis ir visa kita. Tas premjero postas, reikia kartais ir supras žmogų, kaip jisai dabar jaučiasi ir tai negi jisai dabar sakys, žodžiu, kiek čia, palaukit, koks 100 dienų nepraėjo, gal net 30 dienų gal net nepraėjo, ne, nuo premjeravimo. Gal ir praėjo 30. Jisai dabar sakys, žinot, biški čia durnai padarėm, koalicija tikrai nei šiokia, nei tokia, turim šitą klauną, Jėzus Marija, ką dabar daryti, nežinau, durnai gaunasi, jisai negali taip, kaip. O kodėl negali politikai ateiti ir sąžiningai pasakyti, padariau tai dėl to, kad bijojau, kad nepraeisiu ir dabar susimovėm, sorry. Bet man šitas naudos gal nuoširdumas biški, nes visigi mato. Ir atsistoti ir sakyti, šiaip tai kaip jūs minėjote apie tokią propagandą savotišką, kur tu sakai, kad šiaip viskas liuks, absoliučiai bet koks žmogus, kuris turi akis mato, kad neliuks, yra nei šis, nei tas. Gerai, o tai kaip su Blinkevičiūtė buvo? Apgavo? Apgavo. Jeigu būtų iš pradžių sakius, tai čia yra dar brutalesnis atvejis. Ta prasme, aš jau kažkaip, man sakė žmonės, tie patys socdemų žmonės, aukščiausi ir ūgių ir pareigomis, kai kurie socdemų žmonės, pavardžių nevardys, jums sakė, kad, ne, Vilija tikrai neis, čia yra faktas. Ir jinai pasakys, kad neina, kai teisindamasi, kad jai ten sveikatos kažkokios problemos, kad fiziškai negali ir visas šitas variantas buvo žinomas ir patys socdemai tą žinojo. Visi galbūt išskyrus Andriukaitį. Žodžiu, tai tą žinojo dar vasarą, taip? Ir tai įvyko, bet aš tikėjausi, kad tai įvyks kaip? Ta prasme, kad bus, pavyzdžiui, sušauktas koks specialus ten santaros, nežinau, ar šiaip kokių Lietuvos medikų, emeritų, Lietuvos, reiškia... Socdemų medikų konsiliumas. Socdemų medikų ajatolų konsiliumas, kuris išeis ir visai Lietuvai, ir Urbiui, ir Orbiui pasakys, vis dėlto yra ir pateiks išvada, kad šitai pacientai būtinas Briuselio režimas, ta prasme, jinai negali eiti, ta prasme ir viską, ir tada jinai, sakys, aš žiauriai. Čia realiai visas podcastas bus tiesiog įsistums ant socdemų, Palucko, Blinkevičiūtės ar apie ką dar bus. Politikai, politinės schemas, koalicija išdirbs kaip jo čia. Noriu būti tą premjerę, bet negaliu, neleidžia, kas aš tokia, reiškia, bet tikiuosi, kad gal biškai konstruktyviau profesoriai man neleidžia ir liepia likti Briuselyje.
aš noriu pasakyti tą, kad aš dar kažkaip galvojau, kad gali būti kažkoks apžaidimas šitos situacijos. Vis tiek visiems bus aišku, kad tai čia yra sumautas cirkas ir visa kita, bet bus bent kažkokia minimali režisūra, nes kad žmonėms gal bus kažkaip, bent minimaliai gėda, nepatogu padaryti taip, kaip jie padarė. Aš 25 metus tą politiką mūsų taip išganėtinai arti stebintis, dar kažkaip kaip ten Šveiko nuotykiuose, kaip Auksa Garbanis, Cherubinas, naivus jaunuolis, reiškia, šokiuose per muštynės dėl mergaitės ginantis nekaltuosius, tikėjausi, kad bus kažkas, tokio. Tave nustebino to melo įžūlumas? Ne, tai mane nustebino, būtent toks, tas, kad taip tiesiog išėjo ir maždaug taip beveik atviru tekstu, taip, aš jūs apgavau, čia slaviškų žodžių su, reiškia, tais tikrai, kurie čia šitoj vietoj būtų... Tiktų, labiausiai tiktų, adekvačiausiai nevartosim. Jinai apipiso, galim vartoti čia YouTube'as, nes taip ir buvo, čia kitaip, Tai jinai taip išėjo beveik atviru tekstu pasakė, taip, aš jūs apipisau, so what? Tai ir ką? Tai dabar Paluckas dabar būdamas, reiškia, premjeru. Beje, jie čia labai tą juokingai pasakė ir žvengiančiai. Bet čia yra masyvi problema. Ir jin atėjo iš Amerikos, man atrodo. Nežinau, kiek iš Amerikos atėjo. Kas su Trumpu įvyko, pagrindinis toks dalykas, kad kai tu paėmi bazę tų žmonių ir juos taip smarkiai ir taip bukus išbukini, kad jie realybės nebeskiria jokios. Kai gali meluoti dėl literaliai visko ir niekas, kai sektą sukuri, niekas jokių pasiekmių neturi. Tai tu tada ir gali meluoti jiems ir jokių pasiekmių tai neturi. Ir Žemaitaitis, ir socdemai, ką dabar daro, aš matau labai panašiai. Žemaitaitis labai retoriką kartoja, bet kai tu tiesiog visiškai nieko konkretaus nepasakei, rinkėją laikai bukų ir tada dar labiau jį bukinai ir sukuri tokią sektą, kur tiesiog konservatoriai yra didžiausias blogis planetui. Aišku, paskui mes tęsim viską, ką jie darė ir pasirodo nieko jie blogai nedarė, bet okei. Blogiausias blogis yra konservatoriai. Balsuokit už mus, mes padarysim viską, pakeisim viską. Neklauskit mūsų kaip, nes mes nežinom ir mes viską padarysim, tiesiog balsuokit. Tai jo, toks rinkėjas niekada tavęs nelaikys, atskaitomų už kažką. Ir tau tada nereikia atsiprašinėti už nieką. Koks skirtumas? Nes tavęs neužrinko už konkretų pažadą ar kažką, nes tu jokio pažado ir nedavėjai. Konkretaus. Tu tiesiog sakai, kad viską padarysi, konservatoriai blogai, o mes gerai ir viskas. Ir jie tiesiog apipiso, bet nesvarbu. Ir per debatus melavai ir visą laiką melavai, nes tavo rinkėjas ir yra tas, kur melo negali atpažinti per jokį debatą, jokio klausimo neužduoda, kad paskui galėtų sakyti, palauk, tu melavai čia, ir viskas. Tai jie tokį rinkėją turi ir ne tai, kad jie tokį rinkėją turi ir tokius surinko. Jie dar ir aktyviai stengiasi tokius sukurti rinkėjus savo, zombius visiškus. Paluckas savo YouTube'ės kanale ten nuo pat pradžių, kur žiūrėjom, kur pasako ten, kad yra apie ten Europos tą pasą žalį ir kaip ten tą, vakcinų tą pasą ir Lietuvos pasą ir lygina. Pasako blogasias dalis, kaip čia, minusus pasako Lietuvos pasą ir pliusus Amerikos to, tai yra ne Amerikos, Europos ir šitai palygina. Bet tai nėra sąžiningai. Ir taip po truputį nesąžiningai patikinėjo, ką konservatoriai darė ir augino debilą, kuris už jos balsuos. Ir paskui tas debilas už jos balsuoja po 4 metų, kai jau iki galo yra išgąsdinta, kad konservatoriai viską, ką daro, yra blogai, Lietuva jau ant bankroto ribos, kai Lietuva klesti ekonomiškai. Ten, aišku, ir infliacija buvo aukšta, čia ne prie ko konservatoriai, bet infliacija susitvarkė ir Lietuva labai gerai atsigavo ir gan greit atsigavo, bet visiems pochui, nes vėlgi, tai buvo rinkėjas, ne tas, kuris bent kažkokį racionalų faktą turėjo bent vieną. Tai buvo emocija ir ta emocija yra, kad konservatoriai blogi už bet ką negu už konservatorius. Ir dabar toks dalykas, kai klausia klausimus, tai kaip čia jiem negėda ir kaip jie neprisipažįsta. Ne, jie dirbo, kad jiem prieš jų debilą rinkėją niekada nereikėtų atsiprašinėti. Nes tai yra sekta. Tai yra kuriama sekta. O tu prieš savo sektą niekada neatsiprašinėsi. Viskas, ką padarai, yra teisingai ir gerai, nes jie tai blogi vis tiek. Ir net jeigu tu atsiprašysi ar pasakysi, ne, sektantai tave palaikys, ką tu be padarytum. Jie ras kaip spininti, kad viskas bus gerai. Tai jo, tas klausimas, galima juokingai pasakyti, bet taip. Žemaitaitis išvengia atsakomybės ir tie žmonės, kurie klykia, kad Landsbergį užrakinti, ten Šimonytė, Čmilytė, jos visus užrakinti už kažką. Bet Žemaitaitis jam viskas gerai, o jisai literaliai išvengia atsakomybės. Jis išėjo ir iš naujo, jis 10 metų turėjo net negalėti iš vis dalyvauti politikoje, tam Seime bent kandidatuoti. Bet jiem šitas tvarkoj.
Tiesiog išvengia atsakomybės, taip tvarkoj, nes jie delusional žmonės yra, sakau, sektantai tai yra. Ir jo, dabar čia kalba, kad, tipo, nu, kodėl jiems gėda nėra, o kodėl jiems turėtų būti. Jie labai nuosekliai kūrė sektantus savo ir jie dabar už juos balsuoja. Ir prieš juos atsakomybės jokios nėra, kad ten nemeluotiems, ne, būtent todėl ir balsavo, tai taip ir buvo paruošti jie. Anyway. Jisai, ir beje, atgal kelio nėra su tai žmonėm. Nėra taip, kad staiga vieną dieną tu galėsi jiem pradėti teisybę sakyti arba atsakinėti klausimus ir jiem rūpės, tai kelio atgal, man bent atrodo, su didelė dalim tų socdemų rinkėjų nebėra. Nemuno aušros bent jau tai tikrai ne. Bet su socdemų rinkėjų gal kažkoks procentas tikrai yra, kur, nu, netiek domisi, kažką nugirdo, nepatiko, nu, ir prabalsavo. Bet man atrodo, didelė dalim socdemų rinkėjų, kur yra, ten yra zombiai, aš neskau, kai jau už socdemus vėl balsuos, bet už kažką, kas tą patį darys. Tai yra taip pat šnekės, taip pat meluos ir taip pat tiesiog gazdins, ar whatever, nu, visus triukus viename panaudos. Bet ką tikrai nedarys ir ką tikrai nepradės žiūrėti, kas atsakinėja į klausimą, kaip laikyti politikus ten atskaitomus už savo žodžius, jie to tai tikrai nedarys. Anyway. Vat vyksta tai, kas vyksta, dedasi visas šitas, reiškia, sumautas, slaviškų žodžių nevartosim, kurie čia labiau tinka, reiškia, sumautas cirkas. Manau, kad čia labiausiai tinka žodis bibienė. Jo, vienas politikas, Seimo narys, turi tokį politologinį, kurie čia labiau tinka. Ji mažai pasako, bet kartais, kai pasako, tai tiesiog tokį šauna. Reiškia, sumautas cirkas. Manau, kad čia labiausiai tinka žodis bibienė. Jo, vienas politikas, Seimo narys, turi tokį politologinį siūlęs terminą, kai vyksta kokie nors koaliciniai dalykai, reiškia, nu, ar kokia nors politinė krizė, taip, kur vėlgi kažkoks sumaištis, visi ten kaip klaunai laksto, draskosi, kažkas vyksta, niekas nesupranta, kas darosi. Žodžiu, visą tai jisai siūlo šitą situaciją vadinti pisiniu. Čia mano įtaka, by the way. Aš prisimsiu visą šitą kreditą savo. Jie visi žino viską apie mane ir visus mano video yra matę. Ir tikrai yra matę video, kur aš advokatavau, kad man atrodo kartais reikia bišk pasikeikti. Man atrodo, čia yra 1:1, 100% mano įtaka. Ir kad jie, aišku, nedaunais ir autistais ir debilais ir visuomenės šiukšlėm vadina dar žmonės, bet duokit jiem laiko, ne, aš juokauju. VLKK registruokit, čia yra naujų žodžių siūlymai, tiesiog. Taip. Tai žodžiu, tai va šita, tai va dabar va šitas permanentinė va šita būsena, kurią mes turim, tai bet premjeras jisai sako, kad viskas yra gerai. Ir čia, nu, aš dar kartą kartuoju, nieko naujo po saulę. Tai politikai, aš nežinau, paties klausimas tas jo. Politikai iš esmės, kartais aš sakau, kad politikai kaip bakterijos, jie labai greitai ir gerai pristaiko jie reaguoja į aplinką. Įdomestos ta 99. Jo, jie greitai reaguoja į aplinką. Jeigu jie taip toliau elgiasi, reiškia, jie nejaučia poreikio keistis. Jie reiškia, tai aišku, taip. Ir mano, matyt, pagristai mano, kad jie taip gali daryti, kad jiem, kaip čia, nu, vėlgi politikai... Būtent, emphasis pagristai mano, taip. Kam tu keisti kažką, kai tavo elgesys yra apdovanojamas balsais ir pozicijom, tai tau nieko keisti nereikia. Tai kokį incentyvą turi dabar socdemai nustot meluot, pavyzdžiui, arba pripažinti, kad melavo. Ne, juos išrinko, už šitą elgesį juos apdovanojo žmonės. Ir dar net nesupranta šito. Man atrodo, didžioji dalis net nesupranta, kad socdemai melavo ar kažką. Arba, jeigu supranta, konservatoriai taigi irgi melavo ir viskas. Ir kam tau keistis, nu, jeigu socdemas esi, kam tau kažką keisti? Visiškai nėra jokio pagrindo. Iš tiesų demokratiniai visuomeniai politikai supranta tik jėgą iš visuomenės pusės ir jos pagrindinė emocija, kurios valdo, pagrindinis motyvas yra baimė. Taip? Jeigu mes kalbam apie viešąją erdvę ir viešosios erdvės spaudimą, politikų santykį su viešąja erdvė, žiniasklaida ir visuomenė. Tai jeigu jie elgiasi taip, kaip elgiasi, jie reiškia, atvirai spjauna šneka, reiškia, jie nebijo. Jie, reiškia, mano, kad jiems iš esmės nieko už tai nebus. Ir jie teisūs. O kas atsitiko Blinkevičiūtė, pavyzdžiui, tiem patiems socdemam po to, kai jie pasakė. Nu, reitingas Blinkevičiūtės gana ženkliai nuvažiavo. Bet jai kas iš to, tai? Reitingas Briuselyje. Kokai rūpė jai dabar tas reitingas? Tai jinai sudalyvavo, atliko čia tą savo paskutinį, reiškia, piruetą, grakščiai pavadinkim taip, žodžiu, ir viskas, tai partijos pirmininko rinkimuose jinai, čia įdomu, bus dalyvaus ar nedalyvaus, mano spėjimas, kad ne.
Tik tai, kas bus partijos pirmininku, tai greičiausiai tas pats vėl Paluckas, nes logiška būtų, kad partijos pirmininkas būtų ir premjeras, nes čia programuoti vėl naują kažkokią dvivaldystės krizę jam visai neverta. Tai Blinkevičiūtė jau pensijoje, Blinkevičiūtė atlieka pensiją Europos parlamente. Visiškai puikiai, nepaisant itin prastos fizinės būklės, kuri leidžia jai tik tai Briuselio režimą. Skraidyti. Čia kažkada socdemai buvo taip pasakę, kai Blinkevičiūtės reitingas nukrito, kad jinai jaučiasi įskaudinta, kad vos ne žmonės atsiprašyti turėtų jos už tai, kad įskaudino ją rinkėjai. Tai taip, aš skaičiau, tai taip, tai čia tas buvo, bet, nežinau, čia į tokius dalykus čia tik tai keiksmažodžiais, ta prasme, gali reaguoti, nes, ta prasme, dar šitaip pasielgi ir po to dar jūs, žiūrėkit, aš jūs tai jūs dar atsiprašykit už mane, kad jūs dėl to čia tipo gal kažką supykot, ar kažką drįsot supykt, žodžiu, tai. Žinai, kas man įdomu, ar esat ką nors panašaus iš tą visą Blinkevičiūtės ir va su šito dabar atsiprašymu, ir va tokį tiesmuką apipisimą, ar yra kas nors panašaus buvęs, 25? Ne. Jo, nes aš bandžiau kračiau savo atmintį. Ta prasme, kad politikieriai taip elgėsi, naudoja va tokią taktiką, tokį skamą, ne, tokį, reiškia, kaip telefoniniai sukčiai kokie, ne? Tai čia labai įprasta, paplitus praktika. Vat, ir Rita, manau, gali atsiminti. Taigi, kiek kartų ten kokiuose, pavyzdžiui, ten Seimo nariai, ten, pavyzdžiui, savivaldos rinkimuose ten dalyvaudavo, į merus kandidatuodavo, vesdavo sąrašą, ten, reiškia, ten kokie tai vietiniai žmogeliai apsidžiaugia, kad Jėzau. Tas pats Juršėnas, pavyzdžiui. Tas pats Žemaitaitis Klaipėdos savivaldybėje buvo išrinktas, bet neėjo dirbti. Jo, bet aš prisimenu, kad visiškai, taip sakant, tie politikos veteranai ir patriarchai, kuriuos mes čia vertinam kaip autoritetus moralinius ir visą kitą, tas pats Juršėnas, taip, ilgametis socdemų, vienas iš patriarchų. Jisai ten pastoviai būdavo ten Ignalinoje, ar kur pas save ten, reiškia, kandidatuodavo, žodžiu. Tai čia buvo visiškai tipinis skamas. Po to tie patys socdemai, jie buvo jį užraukę šitą reikalą, bent europarlamentarams padarė, kad europarlamentarai negalėtų taip žaisti. Ta prasme, kad jie turėtų būtinai tada, jeigu jie dalyvauja rinkimuose, kad automatiškai jų ten mandatai. Tas pats socdemų vienas iš pagrindinių intrigantų, reiškia, Giuseppe Bernatonis buvo šitą dalyką sugalvojęs ir užbanijęs šitą reikalą, taikydamasis į mylimus bičiulius Blinkevičiūtę ir Balčytį. Ir po to vėl šitas dalykas buvo atžaistas atgal, kad būtų leidžiamas toks rinkėjų apgaudinėjimas. Bet kai aš sakau, kad beprecedentinis dalykas, tokiam lygiai ir tokiu stilium. Tokiu, ta prasme, pats būdas, kaip tai padaryta, tai taip, tarsi kaip ir nieko naujo, ir kaip ir čia mes neturėtume stebėtis, bet tokiam lygiai, tokiam kontekste, su premjero postu taip nebuvo. Jam tikrai nėra buvę, kad sakytų, aš formuosiu vyriausybę ir aš dirbsiu vyriausybėje. Ne. Nes čia buvo, aš atsimenu, dar pradžioj vasaros tarsi visi žmonės stebintys viešai sakydavo, nei šita Blinkevičiūtė daro tą manevrą, ne? Bet kai ją tada galiausiai tiesiai, point blank, paklausė, sako, taip, būsiu ministrų pirmininku, ir tada visą savaitę visi, kas netingėjo, klausinėjo ir ne visiems taip atsakinėjo. Bet aš jums papasakosiu daugiau, reiškia, šiek tiek. Pavyzdžiui, Paluckas, tą tikrai žinau, neklauskite, kur aš tą žinau, bet Paluckas buvo vienas iš tų, kuris dar vasarą maždaug, mano žiniomis, Blinkevičiūtė pradėjo spausti, kad Vilija, ta prasme. Vilija. Negerai. Pasakyk, iš visą Lietuvą pasakyk, kad neisi, kad nedalyvausi, taip mums bus geriau. Nes dabar ir jo argumentacija, kiek aš žinau, buvo tokia ir jinai turėjo pagrindo, kad maždaug dalis žmonių rinkėjų jaučia, mato šitą visą, kad čia gali būti ir visą šitą blaškymąsi ir tai mums kenkia. Mums tai kenkia jau dabar. Nes reitingai irgi buvo pradėję jau važiuoti, nes Vilija nei taip, nei taip. Vilija jam tada, kiek aš žinau, sakė, kad oi ne, negalima taip daryti, nes jeigu aš taip padarysiu. Prasme pasakyti, kad neisiu. Negalima pasakyti, kad aš neisiu, nes tada daug mūsų rinkėjų tiesiog mus balsuos už kitas partijas, nes ir jinai irgi buvo teisi. Ta prasme, jie čia turėjo tą tokią, kiek aš žinau, tokiu formatu diskusiją. Bet tada, ir atsimena, tada jau buvo prasidėjęs, reiškia, tam tikras Palucko jau truputėlį toks jau, reiškia, vaikščiojimas premjeriniu stotu. Nausėda jau buvo jį ten paendorsinės, reiškia, žodžiu, kaip premjerą, visa kita. Tada dalis partijos bičiulių mylimų, žodžiu, jį pasikvietė Seime ir Seimo frakcija jį pasikvietė pas save ir sakė, taip, sakė, girdėjom, tu čia kažkaip jau premjeras, čia kažkaip ar kažką, taip jau premjerų dirbi. Paluckas maždaug. Ne, ką jūs. Tai čia kas, tai čia kažkokios procedūros buvo, tave kažkas čia paskyrė ir dar kažką. Žodžiu, buvo toks nelabai malonus pokalbis ir tada tie, reiškia, partijos bičiuliai Vilija irgi dar pasakė, jokių būdų nesakyt,
kad šitas reiškia, Paluckas nesireklamuotų ir kad čia nebūtų premjerų. Aš taip įtariu, kad toj pusėje buvo ir gerbiamas Olekas, žodžiu. Ir visi, aš tą noriu pasakyti, kad pas juos, reiškia, visi jie viską žinojo. Pas juos diskusijos vyko dėl to, kaip geriau elgtis, ar būtų Blinkevičiūtei pasakyti ar nepasakyti. Jie visi yra complicit, ta prasme, į tai traukti. Ir visi šitie tauškalai apie tai, kad čia iki paskutinės akimirkos, ar kad čia dar, ten po to visų tų vidinių diskusijų, ten prezidiumų metavimų, ašarų, visa tai yra, totalus, buliaus fekalija totali, ta prasme. Tai visas šitas, čia mes ne tik tą pačios Blinkevičiūtės įžūlumą matom, čia visas tas bendras paveikslas. Taip, kad va šitais visais Palucko pareiškimais, Palucko tą viešą optiką, taip sakant, viešai paišom paveikslų, kai jisai pagaliau tapo premjeru ir pagavo Dievą už barzdos ir pasiekė savo karjeros viršūnę, galbūt greičiausiai paskutinė jo politinėje karjeroje, tai čia visiškai natūraliai įsikomponuoja į tą įsipaišo. Aš tą noriu pasakyti, kad čia visas yra kontekstas. O jie išdirbs iki galo va šitoj sudėty tokioj? Manau, kad ne. Ta prasme, žiūrint, šiaip, pavyzdžiui, žiūri į Seimo sudėtį, ne, tai jinai faktiškai veidrodinė yra kaip 2016-2020, 2020-2024 kadencija. Ta prasme, 2016-2020 buvo valstiečiai, absoliučiai dominuojanti politinė jėga ir po to aplinkui tokia, toks, nežinau, pabirimas toks, pažymas, visko po truputį, ten opozicija kažką, ir buvo visiškai aišku, kad grinai aritmetiškai, net nepaisant politinės logikos ir ten galimų kažkokio alijanso afiliacijų, grinai aritmetiškai, be jų nesulipdysi jokios valdančiosios koalicijos ir kitos valdančiosios koalicijos, reiškia, neįmanoma. Kitos sudėties visiškai. Analogiškai, beveik identiška situacija buvo konservatorių Seime, dabar socdemam irgi visiškai šitaip dominuojant, irgi atrodo panašu. Bet aš nežinau, man atrodo, kad, reiškia, ta visa Žemaitaičio publika tai tikrai neišliks, tai vien dėl tos priežasties gali būti, jeigu kalbėsime apie koalicijos sutartį. Iš tikrųjų, gan liūdna, bet tipo, yra dalis žmonių, kaip įsivardino Žemaitaičio publika, nežinau, vadina opoziciniais balsais, bet jie tiesiog yra pasmerkti būti debilų vietoj visą laiką. Ne? Nes iš principo, tai yra žmonės, kurie masto kaip, nežinau, nėra ten mąstymo, bet tarsi, sulaužtos smegenys ten yra. Jie, aigas įmanoma. Jeigu sulaužtom smegenim daugiau atsiras tokių ir tada kažkoks vienas žmogus visus jos paima. Žemaitaitis toks, kur atsiranda toks veikėjas, kur tą opozicinį balsą, net ne opozicinį balsą, aš įvardinčiau gal kitaip, braindeadų žodžiu, kur visus surenka. Kur ten ir plokščia žemė balsuos ir viską. Dabar, kažin ar Žemaitaitis yra toks, kur ir plokščia žemės užkabina viską. Trumpas toks yra, kur surenka visus įmanomus. Ne veltui visas sąmokslo teorijas, apie visas sąmokslo teorijas kalba, apie visas įsivaizduojamas. Tai aš, ten ir tie QAnonai, kur ten visos sąmokslo teorijos į vieną sueina, jie taigi Trumpą palaiko. Jisai surinko visus unhinged. Aišku, ne tik jo ta bazė didesnė yra, bet, pavyzdžiui, Lietuvoje tie žmonės, kurie balsuoja, už tokį. Ar jie gali iš vis kažkada turėti normalią reprezentaciją? Net jeigu turėtų, jie to nežinotų. Tai tipo, jie tiesiog pasmerkti visą laiką būti nelaimingi ir visą laiką rinkti didžiausią debilą, kuris tiem nelaimingam labai šnekės ir, aišku, niekada nieks nepasikeis, nes kad tie žmonės laimingi būtų neįmanoma jokiai valdžiai padaryti. Tie žmonės yra nelaimingi ne dėl to, kad valdžioj kažkas negerai. Jie iš savęs yra nelaimingi, buvo nelaimingi ir bus nelaimingi dėl krūvos traumų, dėl žemo intelekto ar ten 100 smegenų traumų, kokių tik įsivaizduojam. Tai kas be būtų valdžioje nebus laimingi. Už ką jie be balsuotų, juos vis tiek taigi išduos ir jie bus nelaimingi. Tipo, legit, jie pasmerkti yra. Man tų žmonių tai iš tikrųjų biškai liūdna. Bet, ne. Vyriausybė čia gali būti kita istorija. Okay. Vyriausybė gali išlikti, bet jos ten sudėtis gali pavarijuoti, reiškia, ir koalicijos sudėtis. Bet kur dar dalykas, ką Žemaitaitis gerai daro Paluckui, reiškia, ir socdemams. Ir vat čia šitoj vietoj gali būti toks net, nežinau, PR-inis kažkoks politinis cover-upas būti. Jisai nutraukė visą dėmesį nuo socdemų. Ta prasme, pas socdemus, kalbant apie jų vidinį integralumą, politinę lyderystę, politinę kokybę, pavyzdžiui, kai vyko pats vyriausybės formavimas, ministrai buvo,
Ta prasme, aš nežinau, į tuos pačius socdemų ten ministrus žiūrint, nu, tai ten ne viena, taip sakant, ašara galėjo iš akės iškristi, pasižiūrint į tą, taip sakant, jauną perspektyvų atžalyną, žodžiu, į aukščiausius, žodžiu, valstybės postus sodinama. Bet visi kalbėjo, nu ir suprantama, kodėl visi kalbėjo apie Žemaitaitį, apie ten jo ministrus, apie visą tą istoriją, apie visą tą vėl feikinę istoriją, apie tos technokratinius, reiškia, ministrus vadinamus ir visą kitą. Ir socdemai, taip likdami šešėlėje, jie daugmaž tokie vos ne išliko tokie adults in the room, suaugusiai kambaryje, čia kažką, čia viską, čia raminkite. Tai kai ministrus siūlo tokius žmonės, kurie turi netgi įtarimų galimai žmogžudystę ir panašiai, tai tada jau socdemų ministrai atrodo iš vis labai geri, ar ne? Šadžius, reiškia, kuris finansų krizė. Ačiū Dievui. Kuris finansų krizė neigė, kai tai krizė jau vykstant, man atrodo, visai gal ir nieko, nu, ramus žmogus, vat, krizė vyksta, jisai ramiai laikosi. Tai gal visai. Man bet taip netrodė. Aš apie socdemų tos ministrus netiek daug žinau, bet man kas geriausiai atrodė tie ministrai, tai vardan Lietuvos iš tikrųjų. Atrodo gan, nuo pradžių atrodė solidžiai, man socdemai irgi pasirodė Šakalienė jo, man, nes ją žinojom ir atrodė solidžiai. Ten visi kiti plius minus man nuo pat pradžių arba labai nežinomi, ir aš nieko nežinau tiesiog jos, arba iš karto biškinė labai aiškus pasirodo iš karto pradant kalbėti, tai man nebuvo niekad, kad Žemaitaitis ką siūlo, tos emocijos man nebuvo. Bet aš netaip vertinu. Smegenyse netoks procesas, kad įvertinti, bet tikrai taip, tam tikriems žmonėms tikrai tokį jausmą sudarys, nes jie vertins visai ne pagal kažkokius objektyvius kažkiek kriterijus, o tiesiog pagal tokį emociją, kad va šitas siūlo žmogžudį, šitas ne, tai tiesa kažkur per vidurį. Tai, ką jis sako, čia garantuotai teisybė, kad iš tos pusės šiek tiek tam tikram kiekiu žmonių tikrai tokį suformuoja, kad socdemai tipo geriau dirba, bet jie ir geriau dirba, aišku, palyginti su Nemuno aušra, bet apie ministrus, kad gali taip nuspręsti, o žiūrėk, ir net nesuprasdami, pasąmoniai gali taip nuspręsti, tai tikrai taip. Tai gerai. Tai... Kaip apskritai vyriausybės? Bet aš dar pasakysiu, jeigu nori turėti, ne tik imunitetą, bet kažkiek atsparumų tokiem vertinimam, galite pažiūrėti mano video, kaip reikia žinoti ir pradėti mąstyti, kaip pradžiai pradėti mąstyti in terms of kaip reikia mąstyti, kaip reikia žinoti. Kad tą savo procesą šiek tiek pakoreguoti ir susitvarkyti, kad pasigilinti ir supras, kas yra tavo pasąmonė, kas ne, kad būtų sunkiau apgauti tave kaip žmogų. Kad būtų sunkiau tavo pasąmonė sukurti kažkokį tokį nusteikimo vaizdą, kai nėra jokių duomenų objektyvių tam. Anyway. Formavimas rodo apie mūsų politinę lyderystę, nes atrodo toks jausmas, kad jau ten buvo visi puodai gramdomi, beieškant ministrų ir jau atrodo vos ne bet ką, bet kad tik ir jie laimėjo rinkimus, jie ilgai buvo opozicijai ir jie laimėjo rinkimus ir sukrapštyti ministrų taip atrodo nelabai išeina. Taip, tu sėdi, reiškia, visiškai šiltnamio, galima sakyti, sąlygom kelis metus. Žodžiu, jo, dediesi esas viena iš pagrindinių, taip sakant, Lietuvos politinė sistema ant savęs nešančiųjų partijų ir ateina tas, reiškia, metas, kai reikia deleguoti ministrus ir... Tu net iš Briuselio parsivežti negali. Jo, ir iš Briuselio parsivežti, ir ta prasme, ir tas premjeras su to premjeru viena istorija kokia. Tai taip, ir čia dėja, mes matom, kad ta mūsų apskritai politinė sistema, partinė sistema ir partijos jos tokių, nežinau, tokių biškį Sizifą primena, ne? Mes visi taip, aš turiu tą tokį įspūdį, kurį dažnai pakartoju, kad mano įspūdžius su kiekvienu politiniu ciklu, politinio elito atsinaujinimo ciklu, tai yra rinkimai. Ta tokia žmogiškoji kokybė, kadrinė kokybė, jinai, nežinau, arba išlieka tokiam lygmenį panašiam, arba dar labiau krenta. Ta prasme, kažkokių tokių vis daugiau, ar jie vis labiau rėžia akį, tokie atsitiktiniai žmonės tiesiog ar nekompetitingi, kurie visiškai atrodo ne prie ko. Ta prasme, apie Seimą, tai aš šitoje vietoje, čia Seimas, tai beje mes tarsi pripratę, kad Seime vis tiek. Kaip ten vienas pažįstamas žmogus apie šios kadencijos Seimą pasakė panoramą žiūrėdamas, sako, kas čia dar, čia Seimas, kažkokie maušai vaikšto, kažkas šneka, kas čia vyksta. Bet tarsi mes pripratę, ne, kad Seimas tai yra Seimas. Bet... Galiausiai išrenkamas ir tiek rinkėjų. Jo, bet tai ten visada tas segmentas vienokio ir kitokio dydžio, jisai visada yra tokių žmonių, kurie matosi, visiškai jie atsitikti, ta prasme.
visiškai jie dėl aritmetikos sugraibyti, tiesiog mygtukams spaudyti, patekę, absoliučiai. Tai ir tokių ten, nežinau, ko ne kiekvienoj frakcijai gali rasti. Tai čia visą dabar ir vėl, kaip ir po kiekvienų rinkimų mes turim tokią visą frakciją dabar, tą Nemuno aušrą, tą pačią vadinamą, kurioje 2 segmentai yra visiškai, naunėjimai kažkaip, visiškai atsitiniai žmonės. Antras segmentas seni politiniai perėjūnai, reiškia, ir parsidavėliai, kurie kursuoja nuo partinės iškabos prie partinės iškabos. Tik jie visi, juos visus vienyje, mes suprantam, kas juos vienyje. Jų, taip sakant, modus vivendi ir visas modus operandi. Jie nori prieėjimo prie babkių. Čia šitas. Tai mes įstrigę kažkokiam lūpė, kai balsuojam už tos, kurie geriau kalba, su tokia švietimo sistema nelabai kas keisis, koks galėtų būti sprendimas, ar jis bent yra. Individui, yra sprendimas, didelį kažkokiai masiai, aš neįsivaizduoju, tas visą laiką švietimas, reikia mokyti to žmonės didesniai skalį, bet aš nežinau, kaip tą padaryti ir aš nežinau, ar tai įmanoma. Aš nežinau, ar žmogus pajėgus yra tam. Bet realiai taip, balsuojam už tos, kurie geriau šneka. Dabar dalykas yra tas, kad kartais tiesiog pasiseka. Ir žmonės prabalsuoja už tos, kurie geriau šneka, bet tas geriau šnekėjimas yra, pavyzdžiui, kur pagrindžia tau dalykus. Čia kaip pas mane atėjo tas žmogus, aš taigi balsavau už liberalus ten ir panašiai, tai aš nesu ten vatnikas, bet žmogus iškas debilas. Nesugeba jokio sakinio rišlaus pasakyti tiesiog, kaip sakau, kai kam tiesiog pasiseka gimti teisingai ten sienos pusėj ar panašiai, bet mąstymas visiškai nesutvarkytas, ta episteminė praktika, kaip reikia žinoti, pa žmogų nevyksta procesas. Tai, kad kažkas balsavo už Laisvės partiją, ar ten konservatorius, ar kažką, visiškai nereiškia, kad jisai balsavo dėl to, kad objektyviai kažkiek įvertino, kas yra sakoma. Ir va čia yra turbūt blogiausias dalykas, kad va aš tą ir mėginu advokatuoti kaip individui, kuris mane klausys gal ir supras, ir tada galbūt jisai pakoreguos, arba bent jau tas dalykas bus iškeltas į paviršių. Nes kol, kaip ta citata, kol pasąmoningas dalykas netampa sąmoningu, tol kontroliuos tavo gyvenimą ir vadins likimu, aš į lietuvių kalbą mėginu verstas. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Tai kai tu supranti, kad gali toks procesas vykti, tada tu galbūt gali ir pakeisti kažką tam procese. Bet pirmas dalykas yra actually suprasti. Tai aš bent jau mėginu apie tai kalbėti tiesiog ir gal vienas kitas, bet ir gal tą galima ir mokyklose padaryti ir daugiau, kad žmonių apie tai kalbėtų ir daugiau žmonių pasėti. Nes idealiu atveju reikia, kad kai žmogus žiūrės debatą, tiesiog, įsijungs debatą, ne kažkieno įvertinimą, o tiesiog debatą. Kai išgirsta klausimą, pavyzdžiui, socdemams, kaip padarysim tam tikrą dalyką, ir jie neįvardina konkrečiai kaip, kad jam tai sukeltų abejonę. Čia yra vienintelis dalykas, kas turbūt keičia viską, jeigu toks dalykas atsiranda. Nes jeigu žmogus tą pastebėjo, visų pirma, reiškia, pas jį jau galvoj yra tas kažkoks procesas, kur kažkiek vertini, kas iš tikro yra pasakoma. Ir tada, kai tu vertini, kas iš tikro yra pasakoma, nebūtinai tu iš karto būsi protingas, bet tai bus pirmas žingsnis, nes tu tada galvosi, gerai, o tai kaip man tada žinoti, ar kas sakoma yra gerai ar ne, ir jis susidurs su klausimu, kaip reikia žinoti. Nes jeigu bent lašas atsiranda to doubt kažkokio, tos dvejonės ar kažką, bent lašas, kad tu gal ar nežinai, ar neteisus, ar šitas žmogus, jis čia neatsakė. Jeigu tas atsiranda jau, tai jau reiškia kažkas atsiranda, kur tu neišvengiamai, jeigu toliau klausi klausimus, tau iškils klausimas, kaip reikia žinoti. Daug kam iškilo tas klausimas. Sekanti problema. Daug kas turi atsakymą. Aš turiu atsakymą, o kaip žinoti, ar mano atsakymas geras ar ne? Biblija tau duos atsakymą, bažnyčia duos atsakymą, Lekstutis duos atsakymą, ten gyvas žmogus duos atsakymą, Lunskis duos atsakymą, kaip reikia žinoti. Ir aš sakyčiau šitoj vietoj, kad turėtumėm turbūt geresnių, tokių idealesnių atveju, tam reiktų skirti laiko, pažiūrėti gal debatus ir mėginti tiesiog nustatyti, kieno argumentai geresni. Problema ta, kad kadangi žmogus to nežino, sunkiai, o kurį parekomenduoti debatą ir iš kur žinoti, ar žmogus teisingai supras, kuris teisingą argumentą naudoja, kuris ne. Nes šitoj vietoj jau reikia skaityti apie argumentacinės klaidas.
paaiškiai sužinoti loginės klaidas, whataboutizmus visus, ten false equivalence ir panašiai. Tai žmogus jau turi pradėti actually domėtis ir tada žiūrėti tos diskusijas tarp Lunskio ir manęs ir ten Lekstučio, kurių nėra beje, nes tie žmonės niekad nediskutuos. Ir tada tie žmonės jau galėtų atsirinkti, kuris iš tikrųjų teisingiau sako, kuris mažiau argumentacinių ir loginių klaidų naudoja. Bet dabar suprantat, kokią aš visą procesą apibūdinau? Tai visų pirma, mokyklose reikia turbūt pasėti tą skeptišką mintį žmonėms, kad jie pradėtų galbūt pagauti vieną kitą melą. Tada juos reikia išmokyti, apskritai žmonės išmokyti apie visas tas loginės klaidas, kad bent jau žinotų, kad tokios egzistuoja. Kad bent jau būtų kažkur mintyje užsilikus. Ir tada galų gale, kai žmogus tas kaip individas, jis klausysis, kai jam kalba ir jam sukėlė kažkokį skeptiškumo lašą. Ir tada tas žmogus pradės galvoti, pala, kaip man atskirti, kur meluoja. Ir tada galbūt, pasidomės dar kartą arba prisimins, kas yra tos klaidos visos. Ir tada galbūt jas pradės pastebėti. Bet mes tą ir vadinam kritiniu mąstymu realiai. Ta edukacija, kurios reikia pasiekti. Kad žmogus ne tik, kad pagautų save, kai jis galbūt patikėjo kažkom, kur nėra įrodymų. Ar kažkur pastebėjo, kad kažkas bando manipuliuoti. Bet dar ir turėtų žinių, kad tai pagautų. Ir tada turėtų ir laiko, ir smalsumo, ir žinių, kad galėtų atskirti, kur yra tos blogos argumentacijos, kur ne. Ir aš nežinau, ar čia yra įmanoma tas, visas šitas. Ar žmonės tam laiko turi, ar žmonės smegenų tam iš tikro turi, aš kalbu literaliai. Nes tai dar nėra atsakyta, kad kiekvienas žmogus gali bet kiek savo smegenim. Ne, kai kurie tipo yra low IQ ir jie negali net hipotetinio klausimo suvokti savo smegenyse. Tai visai įmanoma, kad jie literaliai, kiek tu juos bemokytum, niekada neturės to deduktyvinės, loginės, to kritinio mąstymo, tarkim. Kur tas plus tas lygu tas, tokios logikos. Gal tiesiog kai kurios smegenys literaliai negali to daryti, nes tas nėra žinoma, kas yra turbūt blogiausias outcome'as. Bet jo, ir aš nežinau. Bet čia ilgas monologas, bet aš skaičiu vis tiek edukaciją, kad bent jau kritinę masę žmonių pasiekti, nes galų gale gal labai daug ir nereikia. Gal reikia tik 10% žmonių, kurie dabar turi tam capability, bet tiesiog edukacijos stoka priverčia juos plaukioti emocionaliai į vieną ar kitą pusę. Bet gal jeigu tu tą 10% žmonių pakeisi, visuomenė drastiškai pasikeičia. Aš nežinau. Problema yra aplinkoje, o ne švietimo sistemoje. Visų pirma, švietimo sistemoje yra masyvių problemų. Aplinkoje irgi, bet aplinka ta irgi švietimo sistemos ateina, nes švietimo sistema nesikeitė labai ilgą laiką, plius minus. Diplomo turėjimas nereiškia, kad esi protingas, aš tą kartoju labai daug ką, bet aš nežinau, ar tu prieštarauji man, ar čia pritari, nes parašai. Nežinau. Manau, ateityje turėsim daug aukštesnio lygio politikus pasaulio lygių, nes dar niekada prieš tai politika nebuvo tokia tvirtai šitam pasaulyje. Kaip tu šitos du dalykus sujungiai, pavyzdžiui, vieną, kai pasakai, kad niekada neturėjom tokio entertaining šitam pasauliu ir tada, kad aukštesnio lygio, nes dabar, aš sakyčiau, mes turim, Amerika turi visiškai žemiausio lygio dugną, kokį yra turėjus. Ten net ne, kaip čia, ir ne mažų skirtumų. Tai tikėtis, kad tiesiog pasikeis kažkaip staiga, tai kodėl turėtum to tikėtis? Kai tavo streamų daugiau pažiūrėjau, tai dabar sunku toleruoti savo tarpę žmonės, kurie turi tą faith-based mentality ir pasimato, kad daug ką žmonės sako, neapmasto. Jep, čia yra tas, kaip čia tas nuodas toks, kur can't unsee it. Ir jau kai pamatai tą ir kai sužinai tą, pavyzdžiui, whataboutizmą, tipo jo. Tokį paprasčiausią dalyką, kur sužinai, kas tas yra. Ir tu matai, kaip žmonės vien tą naudoja argumentaciją ir tu žinai, kodėl tai yra neteisinga argumentacija, nes tu paskaitai 5 minutės tam skyriai, žinai. Ir tada pradedi visur pastebėti. Ir to realiai reikia, kad toks ir būtų tikslas. Biškai pamokyti žmonės, kad jie patys pastebėtų tą. Nes jeigu jie įsijungs mane žiūrės ir tiesiog manim aklai tikės kaip bet ko kito, tai jie ir toliau balsuos ne iš savęs, o tiesiog kas liepia. Bet kažkaip, jeigu žmogus bent vieną kartą pats pastebi tą, kad holy shit, pala. Jo, ir tada pats pradeda domėtis, kažkiek bent. Kelias atgal nebeįmanomas, tiesiog nebeįmanomas kelias atgal.
gal ir įmanomas, kai kurie turbūt gali tiesiog ignoruoti, ignorance is bliss ir save įtikinti, kad tipo, viskas gerai. Bet ar mes turim laiko edukaciją esant tokią situaciją pasaulyje, ar mes galime sau leisti dar vienus rinkimus su TikToku ir taip toliau, čia rizika demokratijai. Ar mes turim laiko edukaciją esant tokiai situacijai pasaulyje? Realiai objektyviai pažiūrėjus, dabar edukacija pats geriausias laikas. Vis tiek pasaulis vis dar vieni taikiausių laikų ever, kokie yra buvę. Tai aišku turim. Ar mes galim sau leisti dar vienus rinkimus su TikToku ir čia rizika demokratijai? Va čia yra klausimas, bet ką tu siūlai? Va tame esmė, tipo, dabar jau paskelbė ir vieni, ir kitos šalis ten, ir Kanada, man atrodo, ir Lenkija paskelbė, kad atskleidė ten tinklą, kuris propagandą skleis pasiruošęs rusiškas, kad jų ateinančius rinkimus įtakuot viską, bet kaip visuomenė tai reaguos, aš nežinau. Ir va tame yra esmė, aš nematau, kaip dabar kažkas pasikeis į gerą pusę. Dabar, kaip aš matau, tiesiog eina tiesiai į šūdų krūvą. Tai nežinau. Bet kokią alternatyvą. Stinku, bet ateitis galėtų būti kitokia, nes adekvatų žmonės mato mediją ir galbūt jos pažadina tokie įvykiai pasaulyje. Aš nežinau, kiek yra tų adekvačių žmonių, kur tu apibūdinai, bet aš nežinau, dabar panašu, kad jų yra antiek mažuma ir kad jie tiesiog smarkiai pralaimi. Tai nežinau. Noriu pakalbėti balsu šitą temą, tai prisijunk. Noriu kalbėti su karaliumi, yra, kur bet kas gali prisijungti, gali prisijungti. Permesiu aš pas save tada ir galėsim. Ar tu Discord'e esi? Aš nežinau, kaip. Registruojas Discord'e, okei. Tai prisijungi tada ten prisijungsi į kanalą, noriu kalbėti su karaliumi, iškart po manim ten toks bus ras ir galėsim toliau. Ta prasme, ir čia visa ministerijų šitą istoriją ir visa isterika su technokratiniais tais ministrais tuo ir paremta. Bet jie tikisi šitą ir atlošinėja dabar prieimą, tą tiesioginį gauna prieimą per formuojamas ministrų politinės komandas. Patarėjus, viceministrus, ministerijų kanclerius. Čia dabar vyksta didysis žaidimas, kaip prieiti prie pirmiausia aplinkos ir žemės ūkio ministerijos babkių. Apie tai viskas. Bet tai, tai čia, bet į ministrus žiūrint, tai ta tokia degradacija, devalvacija posto ir profesijos, ypatingai krenta į akis. Bet aš sakau, čia dėja tokio ypatingai kažko čia naujo nėra, nes aš, nežinau, aš jau prieš daug kadencijų būdavo, po kiekvienų rinkimų man kilo nužiūri kartais, ar šnekėsi su ministru ar ministrė, ta prasme, matai, kad, kaip ten rusai turi slavai turi tą laiką nevežą, kaip išversti, nesuriša, nežinau, galos galų nesuveda, būna, žmogus matosi, kad ne tai, kad jisai savo tai profesijai, ta prasme, tai sistemai, kurią ateina vadovauti, yra, nekompetitingas, bet kad jisai apskritai ta prasme, kad jisai, tai vat šita su ministrų postais tokia yra ir šita vyriausybė, tikrai jokia neišskirti, sakau, tas komiškiausias buvo, tragikomiškiausias tas visas serialas, kurį mes matėm su tais Nemuno aušros, tais ministrais ten, kur, tikrai buvo, jau visiškai atrodo, ten traukiami iš bet kokių pakrūmių ir pakampių reiškia žmonės, bet, sakau, taip pat socdemų ministrai, tai, ką žinau, tai tęsiasi krizė. Lyderystės politinės krizė, politinių idėjų, politinių partijų komunikacijos su visuomenė krizė. Kodėl vėl? Kodėl, pavyzdžiui, kodėl sugeba, vėl mes turime valdančią koaliciją, kur antra pagal dydį frakcija, faktiškai antra pagal dydį politinė jėga, kas yra? Nemuša. Taip, bet kas jinai tokia yra? Tai yra visiškai radikaliuota. Dabar dar man kilo idėja, kodėl COVID'as iš tikrųjų sulaužė žmonėms smegenis, taip sako, kad COVID'as sulaužė. Nes realiai buvo, COVID situacija, drastiškai tarsi padalino visuomenę ir, kodėl tai pasitiko būtent su COVID'u. Realiai, man atrodo, yra daug dalykų, kur žmonių tiesiog neliečia. Pavyzdžiui, ten, kažkas išrado kažkokį ten kvantinį fizikui. Žmonių gyvenimų tai neliečia. Tai ten ar jie tikės vieną dalyką ar kitų, who cares. Ten numerologijos, astrologijos, ten pavieniai žmonės pasigauna ant skemų, visko, bet tai neliečia žmonių gyvenimų iš esmės. Tai yra toli nuo jų. Dabar COVID'as, kita vertus, jis labai palietė žmonės. Visi namie sėdė turi, arba ten skiepytis privalo. Ir čia
ta informacija ateinanti jau paliečia žmonės ir tada žmonės realiai turi apsispręsti, kuri pozicija teisinga. Ir pirmą kartą turėjo apsispręsti ir kai žmonės nežino, kaip apsispręsti, kuri pozicija teisinga, ir buvo masyvus pasidalinimas, nes mes pamatėm, kad labai daug žmonių yra tiesiog actually brain deadai, kurie nežino, kaip nuspręsti, kas teisybė sako, kas ne. Tada prasideda, žiūrėk, ir tos sąmokslo teorijos, kad institucijos visos korumpuotos, nes žmonės tiesiog nežino, kaip žinot. Visiškai, net nėra mąstę apie tai. Ir kodėl anksčiau to nebuvo, nes žmonės tokie patys buvo ir anksčiau. Tiesiog nebuvo tokios temos pasitaikė, kur liestų žmonių gyvenimus labai, nes ten, žinai, ar žemė plokščia ar ne. Daug žmonių nežino, kaip žinot net šito, kaip atsakyti šitą klausimą. Jie pakartos, kad apvali, žinai, nes mokyklai mokė ar whatever, tipo, ar taigi yra įrodymą ar kažką, bet, jie nežinos, kaip plokščia žemė atsakyti, jie nežino, kaip žinoti netgi, ar žemė plokščia. Jie tiki tam tikrai žmonėms, kad žemė neplokščia, žinai, o kiti tiki, kad žemė plokščia. Bet jie irgi užsiminės to tikėjimu, nes jie nežino, kaip mąstyti. Bet problema ta, kad iš tikro niekam nesvarbu. Tipo, ar tavo kažkaip gyvenimą liečia, ar ten žemė apvalė ar plokščia. Tau pohui tiesiog tas yra. Su COVID-u kita vertus, niekam pohui nebuvo. Niekam pohui nebuvo ir visiems rūpėjo. Ir va čia, kai tu paėmė labai daug žmonių, kurie nežino, kaip žinot, užsiminėja tavo tikėjimu paremtų mąstymu. Ir masinis pasidalinimas tada vyksta, nes visi turi nuomonę ir visus tai liečia. Ir tada paaiškėja, kad COVID'as, kaip sako, sulaužė žmonėms smegenis, bet ne. COVID'as tiesiog buvo tas, kur ekspausino, kiek iš tikrųjų žmonės yra tūpi. Absoliučiai žulių banditiškų populistų sambūris, sudarytas iš tų dviejų segmentų, kuriuos aš minėjau, kurie visiškai tą politiką, į tą valdžią, kaip rinkiminis projektas eina tam, kad turėtų prieimą prie valdžios, tiksliau prie babkių. Ir jie tai daro, pasijungdami dabar net jau ir antisemitinių dalykų, antisemitinius naratyvus. Ta prasme, jau pralaužtos paskutiniai nuimti tabų populizmui, manipuliavimui minios ir tam tikro segmento mūsų rinkėjų reiškia emocijomis ir viskuo. Tai yra simptomas. Tai yra simptomas ir mūsų partinės sistemos, mūsų politinės sistemos ir pirmiausia, aišku, rinkėjų ir visuomenės. Mums Tele2 interneto sočiai, o kaip anūkams? Dabar prieš leidžia Žemaitaičiui dirbti. Kokios yra Žemaitaičiai, bet būtent jeigu... Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visaip labiau. Ir visuomenės simptomas. Bet būtent jeigu dabar čia būtų ta radio laida, kur gali paskambinti kokią nors ponę Angelę iš Rokiškio, jinai sakytų, čia panas Bruveris neleidžia Žemaitaičiui dirbti. Kokios yra Žemaitaičio fenomeno priežastys, jeigu tai yra fenomenas? Tiesiog, kuo galima paaiškinti? Aš visą laiką, kai jie tokius klausimus kelia, paskambintų tą močiutę ir kokios yra ta priežastys. Man atrodo, gerai, man atrodo, aš esu visiškai teisų iš to klausimu ir su bet ko diskutuoju šito klausimu, bet man atrodo, kad būtent aš tą atsakymą ir turiu tą esminę skirtumą, tą tikėjimų paremtą mąstymą. Tikėjimas, tai yra tikėjimų paremtas mąstymas. Nori kalbėti žmogus. O, ir pabėgo. Pala, dar kartą. Alio, labas. Tu dabar užsimūtinęs esi, tai tavęs negirdim. Čia jam gali reikėti susisetupinti viską biškį. Duodam jam minutėlį. Nes dabar tiesiog užmūtintas, arba mikrofonas net nepajungtas, arba Discord'e nepasirinkta kažkas, arba neatsimūtinęs, aš nežinau. Jis tada tegu tvarkos, jeigu ką parašys. Kad antisemitinė jėga ateina į Seimą ir jos populiarumas leidžia. Ir reikėtų prisiminti, kad Žemaitaitis jau kiek 17 metų yra Seime, kodėl šitą. Tai čia kitas dalykas, šis save pateikia kaip antisisteminį politiką, kuris, 19 kadenciją kada nors pradės ir vis tiek bus antisisteminis, bet kas jį atneša turiu galvoj, kodėl rinkėjai jį atneša ant šitų šakių į Seimą? Nes jis pataiko į reikalingą vietą. Jis pataiko į trendą, jis pataiko į giluminės tendencijas tam tikras, kurios ir mūsų visuomenėje, ir visose aplinkinėse visuomenėse mes galim matyti demokratinių valstybių. Jo, bet tai neatsako į klausimą, nes daug kas pataiko į trendą. Bet kai kurie užkabina, kai kurios ne, ir kaip bendrauja, bet daug kas pataiko į trendą. Aš nemanau, kad tai atsako į klausimą ir tuo labiau pataiko į trendą. Bet meluojant ir kodėl būtent tai užkabina, tas neatsako. O realiai, jeigu tu žiūrėsi per prizmę, kad jo, iš tikro... žmonės turi tą tikėjimų paremtą mąstymą, tada tu gali paaiškinti tą, nes jie nežino, kaip žinoti ir juos galima lengvai apgauti, ir iš tos prizmės galima išvartyti viską, bet
Bet tas, jis pataiko tiesiog. Ja, bet kodėl tai veikia? Čia tame klausimas. Subirėjusi viešoji erdvė, nebėra normalios komunikacijos ir diskusijos Respublikos agoroje, Respublikos toje vietoje. Ir vėlgi, tada gali klausyti, kodėl nebėra. Nes žmonėm to nebereikia. Kodėl jiem nebereikia? Ir mes visą laiką prieisim klausimų, kiek be klausim, visą laiką prieisim prie vis gilesnio. Kai klausim klausimą, kodėl. Va čia, jis duoda tą ir aš klausiu, gerai, kodėl? Ir kodėl. Ir neišvengiamai daisi tikėjimų paremtas mąstymas. Neišvengiamai, tik iki to. Kur turi vykti viešasis diskursas ir komunikacija. Senasis politinis elitas, ar tas politinis elitas, kuris dar bando imituoti, ar nuoširdžiai nori vykdyti tikrą politiką, organizuota pagal politinės partijas, kurios turi aiškią ideologiją, aiškius kriterijus, aiškės daugmaž programas, jisai neberanda komunikacijos su visuomenė. Jisai tik tai važiuoja iš inercijos ant senų lojalių savo rinkėjų. Kartais pavyksta pagauti kažkokį vieną kitą naujesnį rinkėjų segmentą, kokiai nors vėlgi naujesniai, sakysim, Laisvės partijos fenomenas. Laisvės partija, kuri šiaip pagal visus formalius kriterijus ir pagal viską ir išauginusi per kadenciją vieną kitą net ir normalų politiką. Jis kalba visom temom net savo prieštarauja, bet per visokius TikTokus atrodo visai teisingai kalba kažkam. Čia kas toks Bruveris? Savo paprieštaravo, kur... Šitą laidą bent jau nepamenu, bet nežinau. Politika, jinai buvo vis dėlto, bandė būti ta tradicinė tikra partija, vakarietiško tipo, ideologinė, programinė, vertybinė partija. Jai pavyko per vienus rinkimus, per kitus matom, kur jinai atsidūrė. O tas trendas, kad yra rinkėjų masės, kurios neberezonuoja visiškai, jos nebetiki niekuo, nei viešai erdvė apskritai kaip tokia, nei žiniasklaida, nei partijomis politinėmis, nei nieko, jos radikalizuojasi pačios savo burbuluose, savo gentyse, internetinėse ir savo, taip sakant, tam mikrosociologiniam lygmenį. Ir ką, politikai ir visokie politiniai aferistai ir perjūnai, kurie kaip bakterijos yra gyvuliška, turi tą pojūtį, taip sakant, ką reikia kalbėti ir ką jie tuo naudosi ir taikosi. Tai yra paklausa tam, visada bus pasiūla. Ir Žemaitaitis. Kodėl yra paklausa tam? Žemaitaitis, nes yra daug šiaip tų tokių, kurie siūlo panašias idėjas, bet jiems šūdas kas sekasi. Taip, nes jisai visų pirma, jisai vis dėlto išsilaikė pakankamai aukštose pozicijose, jisai visą laiką buvo, kaip čia pasakyti, visą laiką būdavo rampos šviesoje. Jisai pagavo tą antisemitinę dalyką, kas buvo, nukopijavo iš Trumpo. Buvo aišku, kad jisai keliauja, jau jisai yra procese link tapti vienu iš populiariausių šalies politikų ir, nežinau, aš tai kokiam metam iki prezidento rinkimų likus jau beveik nebejoju, kad jisai dalyvaus prezidento rinkimuose. Ir po to dar jisai pagavo visą tą antisemitinį reikaliuką. Aš nežinau, ar čia jisai tyčia jam taip gavosi, jisai sąmoningai tai darė, ar jisai padarė tai ir po to pamatė, kad tai veikia ir po to pradėjo ant to daryti. Jo, beje, va čia yra esminis klausimas. Kartais, man atrodo, jiem tiesiog pasiseka. Pavyzdžiui, kodėl būtent Žemaitaitis, ne Vaitkus, ne dar kažkas, Vaitkus buvo too extreme, atrodo, bet tarkim, kodėl būtent Žemaitaitis? Kartais jiem tiesiog pasiseka. Nes būna daug visokių psichų, kurie irgi panašiai gal kalba, bet kai kurie kartais turi ekstra biški charizmos. Arba ten biški tinkam laiku, tinkamai vietoj, tinkamą bairį pasakė ir patapo juokingu kažkam, arba ten mimų, ar ten... Tiesiog kartais galit pasisekti, kad būtent tas žmogus, būtent taip, kaip tas žmogus natūraliai kalba, arba kaip jam natūraliai ateina juokeliai, tai tiesiog pataps... ne tai, kad pataps, o gali patapti, arba visą laiką būti, kad tiesiog tiem žmonėm apeliuoti. Nes pasirinkimo nėra tiek daug irgi. Pažiūrėjus pas mus Lietuvoje, koks pasirinkimas buvo Orlauskas, koks nors ten, jis daugam yra atgrasus. Žemaitaitis, mačiutėm patinka, jis daug gražiai kalba ir ant konservatorių, ant visko greitą kalbę varo, daug keywordų pasako. Antro tokio net nelabai yra, o kai jis populiarus būtų, gali tiesiog pasisekti. Ant konservatorių patogu stumti, o jis konservatorių taip ar taip nekentė. Ir, žinai, kitą kartą užstumė ir žiūri, iš tikrųjų, gerai receivinė žmonės. Ir jis tada, aišku, audience capture labiau patampa, rafinuoja labiau tą savo kraftą tipo, bet realiai jis taip elgėsi ir jam nereikėjo daug net keistis, jis tiesiog toks žmogus buvo. Čia, žinai, kaip pavyzdžiui, jeigu
jeigu mes gyventum biškai kitokioj visuomeniai, kur react contentas iš tokio žmogus kaip aš, su tokia maniera bendravimo ir panašiai, nebūtų populiarus, nebūtų priimtinas visiškai. Aš turėčiau 2 žiūrovus. Aš neturiu dabar ten milijonų žiūrovų, bet šiek tiek turiu daugiau, nes tiesiog man nereikia kažką ypatingai keisti. Koks aš esu, toks tinka žmonėm. Ir kartais tiesiog sutampa šitaip. Jeigu netiktų, jis būtų 0, tada būtų kažkas kitas vietoj jo. Bet kartais, man atrodo, tiesiog yra blind luck, toks pasiseka, kuris žmogus būtent iš tų iškils. Ir ne tai, kad jie visi vienodi, jie skiriasi. Tik tos mažos detalės, kur skiriasi žmonyse, kartais tiesiog apeliuoja. Bet čia visur yra gyvenimo, atrodo, tas timingas kartais. Tu gali būti ten geriausias žaidėjas planetoje kokio League of Legends. Bet jeigu būtent tuo metu, žinai, komandai neatsirado vieta, kurio reikėjo tavo rolės žaidėjo, arba komandai žaidėjai, kurie galbūt su tavo stilium biškai netaip žaidžia. Tas sėkmės, irgi reikia sėkmės. Tu gali būti geriausias variantas, bet reikia to timingo sėkmės kartais. Bet jo, o kad Žemaitaičių reikėjo čia, dėl ko aš nežinau, kai kartais sako, kad ar Trumpas, ar Žemaitaitis yra genijai. Jie tobulai pradėjo žaisti publiką, pamatė tendencijas ir žino, ką jam sakyti ir kaip. Ir, come on, tai nėra genijai. Dažniausiai jie būna savim, tokie, kokie buvo visą laiką. Ir tada pamatė, kad kažkas veikia ir tada įvyksta ta flanderizacija vadinama. Jie pasikeičia biškai iš pažiūros ir tada gali atrodyti, kad jie iš tikrųjų prisitaikė ir todėl populiarūs, nes kas yra iš dalies teisybė, bet pradinis tas susikabinės buvo, jie buvo savim tiesiog. Jie visą laiką bendravo, kaip bendravo, bet tam tikri dalykai jiem reitingus davė. Kaip čia analogija, žinai, būtų, aš kuriu, žinai, daug video. Tokiu pačiu formatu, kokiu kuriu, visą laiką kuriu daug video. Ir tada pastebiu įvairiom temom, žinai, taip kaip kuriu video ir viskas. Ir tada pastebiu, kad tam tikri video visą laiką biškai daugiau peržiūrų surenka. Ir aš tada pradedu tų video daugiau kurti. Tada pastebiu, kad ten, kur daugiau keikios, ten daugiau peržiūrų. Tada vėl susiaurinu, kad tada aš tokius jau video darysiu ir daugiau keiksios. Čia yra vadinamas tas audience capture, kur aš realiai dariau, ką darau visą laiką ir pastebi tada, kas tau duoda tų balsų ar views ar kažką ir tu biškai pristaikai, bet nedaug. Nes realiai aš visą laiką keikiausi ir visą laiką tokius video dariau. Tai su tais Žemaitaičiais ir tokiais veikėjais, man atrodo, jis nekentė konservatorių ilgą laiką ir jisai stūmint jų. Ir tada, žiūrėk, pamatė, kad dabar tai biškai veikia. Ir tada jis suaštrino tą. Tada pagauna dar vieną kitą galbūt sąmokslo teoriją, kuri, žiūrėk, irgi visai neblogai veikia su tam tikrom demografijom. Bet esmė, kad jam toli nereikėjo keistis nuo to, koks jis visą laiką buvo ir kaip visą laiką elgės. Tai jo, bet aš nekredituočiau to kažkokiam čia genialumui ar skaitimui, minios ten ir... Nes pasisekti irgi gali tiesiog tokiam žmogui tinkamų laikų, tinkamoj vietoj. Nes aš visą laiką dažnai dar apie jį kalbant, aš bandau priminti visiems ir kolegoms, kad tai, ką jisai varo apie Izraelį, žydus ir panašiai, reikia dar matyti platimesnėme kontekste, nes jisai ima visą paletę užsienio politikos. Mums labai svarbia, mums svarbiausius, mūsų valstybės svarbiausius dalykus. Parama Ukrainai, sankcijų politika, Jungtinės Amerikos valstijas, santykius su Jungtinėm Amerikos valstijom, su Vokietija, Vokietijos vidaus situacija. Ir dabar tas Izraelis, Palestina, Gaza ir visa kita. Jisai šituose frontuose varo tam, kad kuo labiau kad kuo labiau paveiktų Lietuvos įvaizdį, tarptautinį įvaizdį vakarų partnerių akyse. Jisai specialiai tai daro. By the way, jisai idealiai naudojasi jau esamą Rusijos propagandą. Beveik viskas, ką čia jis išvardino, yra Rusijos propagandos pagrindinis tikslas – pažeminti vakarus, vakarų šalis, parodyti, kaip viskas tas blogai ir kokios tai feilinančios šalis. Tai rusai tą propagandą varo ir Lietuvą, ir Ameriką masyviai. Per botnetus, per fake news, per Facebook'o grupės, per visur. Masyviai. Ta sukurti naratyvą. Ir, sukivirčinti visuomenę dėl tų naratyvų. Žemaitaitis idealiai naudojasi tuom. Jam pačiam net kurti nereikia. Jis tiesiog naudojas tam paruoštai žmonėms, kuriuos Rusijos propaganda šiek tiek gal įtikina, jisai tada tom naudojasi idealiai. Nes ir tie žydų sentimentai, ir Izraelis, Palestina kivirčiai, tai yra viskas arba Amerikai skirta, pavyzdžiui, kad sukivirčint dėl Palestinos šito Izraelio klausimą. Nes vėlgi, Rusijos propaganda paima netgi 2 skirtingas stovyklas remia
remia dvi skirtingas stovyklas, kad sukiviršintų žmonės Amerikoje radę kažkokį tašką. Ta naudoja, iš jų ateina ir tas visas dėl 72 lyčių, visos propagandos teorijos ten ir panašiai, kad tiesiog sukiviršint žmonės. Ir tada tie žmonės, kur naudojas tom, jie tiesiog naudojas tom, jie mato, kad yra konfliktas, kurį realiai sukelia visokią propagandą ir dezinformaciją, pagrindė atėjus iš rusų, ir tada jie naudojas tuo pasidalinimu, kad paimtų balsus tų žmonių. Specialiai sąmoningai tai daro, kad būtų antras, kad kuo daugiau nueitų rezonanso į bet kada galės išorę. Daro tai sąmoningai labai. Mat labai man buvo simptomiškas dalykas, kaip buvo tam, pavyzdžiui, prezidento rinkimų, man atrodo, debatai. Regis, o gal Seimo, whatever. Vienas populiariausių Lietuvos politikų, jisai kalba, dalyvauja, Žemaitaitis, aiškiai, ir jisai kalba apie Lietuvos gynybą, apie krašto apsaugą, apie krašto apsaugos sistemą, ką jisai darytų, jeigu jisai gautų realią galią, gautų valdžią. Jisai kalba apie tai, kad jisai organizuotų, remtųsi gerąją, organizuodamas, reiškia, Lietuvos gynybą, jisai organizuotų visuotinį pasipriešinimą, remtųsi gerąją, tikrai efektyvę Hamas ir Talibano patirtim. Jo, čia buvo. Aš šito net nepamenu. Bet ką reiškia, ta prasme, čiagi net akivaizdu, kad žmogus ne šiaip, taip galvoja, jisai specialiai. Jo, dar yra didelė problema, kad Lietuvoje nei politikai realiai, nei žurnalistai nemoka dylinti su tom retorikom. Nemoka visiškai. Jie nėra dalyvavę jokiam rimtam ten debatė ir net matė ir girdėję, man atrodo, rimto debato su tikrai išprotėjusiais, va tokiais sąmokslo teorijų skleidėjais. Jie nežino, kaip reikia, kaip reikia counterint, kad ir whataboutismą. Just asking questions strategija, kaip reikia counterint. O Žemaitaitis viską tą naudoja ir jie nežino, kaip tą reikia counterint. Ir jo, ir jie tada žmonėm, aišku, žovų nepaaiškina. Ir nieks to nežino tada ir gaunas, kai jisai varo pilnų pajėgumų ir nėra realiai jokio atsako. Bet mes apie tą jau kalbėjome, tą institucinį tokį negebėjimą susitvarkyti su Žemaitaičiu per tą video, kur žiūrėjom Žeimytę, kurį kalbino, kur aš tiesiog išproto jau, kiek aš ten nervinaus. Ir kaip jinai tragiškai ten net nekalbino, tiesiog reitingus jam kėlė. Tyčia. Ir jisai šiaip ne tai, kad trolina, bet jisai specialiai šneka tai dėl destrukcijos ir kuo didesnio rezonanso, kad tas rezonansas, ta destrukcija būtų kuo labiau pastebėta. Tuo tarpu tie rinkėjai, kurie už jį, reiškia, kurie už jį balsuoja, dėl to jį remia būtent dėl to. Fainas, jisai vadaužo langus, maladėts, elitui spjaudo, reiškia, šitam sumotam, šneka teisybę. Bet vienas iš pagrindinių būdavo, pagaliau šitas, vienintelis šitas jaunas maladėts bachūras, pagaliau jisai vienas iš tų, kuris va šitą teisybę, apie tos visus amerikosus, žydus, žodžiu, ir visai šitą pasakė. Tas pagaliau šneka teisybę, ko kiti nedrįsta, drąsa, jis drąsus. Čia buvo jo pagrindinis dalykas, ko jisai kabino visas nusivylusias namų šeimininkės ir, žodžiu, ir daug kitų segmentų, kurie visada balsuodavo už tokius politikus, atleiskit už šitą. Dauguma tų nusivylusių ir balsuojančių už tokius kaip Žemaitaitis, tai vargiai pasakytų, kas tas Hezbollah ir kur tas Hamas veikia. Ir tam, kad pasakytų, bičas daužo langus, užtektų varyti ant Šimonytės, Grybauskaitės, Landsbergio, ką jis sėkmingai ir darė. Tai man čia kyla klausimas, ar yra akivaizdu, ar galima daryti prielaidų, kad nebūtinai jis pats tą sugalvoja, išeiti į tarptautinės politikos temas. Nes kam jiem ta tarptautinė politika, aš irgi va taip norėčiau paklausti. Ir noras būti tarptautinės žiniasklaidos antraštėse. Tai va, tai čia mes priėjom prie tokių, čia rimta tema, šitas klausimas turėtų būti užduotas ne man, aš pasakysiu, kam šitas klausimas turėtų būti užduotas, nes aš pats ir to klausimą užbaigsiu savo samprotavimus. Ir vieną kartą aš labai taip, vis tiek, kaip ten tuo žurnalistų dirbi būnė, ne, viskas tas svarbus dalykas ir toks, kaip čia pasakyti, gut feelingas, ne, gut feelingas ar žinai, nugaros mėginim kažką taip jauti. Prisimenu, vienoje laidoje su juo taip sėdėm ir jisai per atstumą pasijungęs, toje pačioje LRT, man atrodo, aktualijų studijoje mes sėdėm, šnekam ne kažką apie užsienio politiką ir jis staiga pradeda varyti apie, reiškia, Amerikos sankcijas, apie dar kažką ir staiga tarsi persijungia. Ir šneka, matosi, taip, ta prasme, šneka manipuliatyviai, varo propagandą, bet tokia, gudrė propaganda, reiškia, jisai nurodo iš tiesų į kažkokias ten blogas vietas, viską, bet matosi pasiruošęs, visai kitą. Aš tik klausau, galvoju, damn it. Tai vat, reiškia, prie ką turiu omeny. Aš tikrai, nežinau, nesu iš tų, kurie ant kiekvieno kampo mato by default juodai plaukuotą Maskvos ranką, aš šneka apie Kremliaus ten visokius. Aš kaip tik manau, kad mes turim pakankamai savų, kaip čia pavadint, ne visai protingų, reiškia, žmonių, kad jie patys padarytų tą darbą, kurį ten, sakysim, koks Papachinas su Babaikinu, kurie ten tojim Lubiankos kažkuriam sektoriui atsakingi už mūsų šitą Severo-Zapadnai kraj, kad jie galėtų nieko nedaryti, turėtų maksimaliai laiko vietiniai riumačinoj ten kur nors, reiškia, sėdėti. Nes mes patys daug ką pasidarom. Jums klausimas, ar jisai tikrai naudingas idiotas yra? Jo, bet su šituo biču. Palaukit.
pradėjo žadintuvas skambėti, o telefoną kraunu, tai galvoju, blėt, jis neišsijungs, man atrodo, žadintuvas. Jis ten, aš užsistatęs 8:30. Kažkas yra. Taip va suformuluosiu. Ir kaip mano mėgiamas, reiškia, rusakalbis klasikas rašė Meistrui ir Margaritoj Bulgakovas. Aš nesuprantu, kur žiūri milicija. Kur žiūri milicija, ta prasme. Ten Paleckiai, Lekstučiai visokie, nežinau, visi kiti, taip sakant, politiniai lyderiai, jauni perspektyvus, jo. Tai čia, Aš tai juos vadinu žemai kabantys obuoliai tiesiog. Jo, šitoj vietoj aš nežinau, man būtų kažkaip, šitas klausimas man taip sakant rūpi. Gal viskas tvarkoja, gal jisai pats čia viską sugalvoja ir tiesiog sąmoningai, reiškia, manipuliuoja žmonėm, tai to čia būtų pusė bėdos. Jeigu ne, tai mes suprantam grėsmę. Jo labiau, kad man atrodo Nemuno aušros ir siūlomi dalykai, kaip, pavyzdžiui, KGB, bet... Nereikia dar ir, kaip čia nereikia pervertinti Žemaitaičio, kad jis genijus kažkoks yra ir sugalvoja pats. Jis, man atrodo, didžiąją dalim irgi nežino, kaip žinoti ir yra gan tūpas iš tos pusės mąstymo, tos episteminės. Ir jis tiesiog pats tiki tais dalykais. Tame yra problema. Bendradarbių prisipažinusių valstybei išslaptinimas visą laiką buvo Rusijos noras, Vaitkus tą patį siūlė, visi vatnikai tą siūlo, Igničio delistingavimas, irgi energetikos projektai, net atrodo tai, ką jie siūlo kaip iš tos dalykinės pusės, kaip pagrindinius programinius punktus yra, iš principo, prorusiška. Taip, tik tai čia... čia ir reikia milicijos, taip, čia reikia konkretikos. Reikia paaiškinti, mūsų žiūrovai žinoma yra nuovokus, bet ką mes turim galvoje, kai sakom. Mūsų ten saugumo struktūros ir, reiškia, visi kiti. Tai čia, ta prasme, kad daugybė dalykų, kuriuos šneka vietiniai vatnikai, ar nežinau, ar kokie ten, reiškia, kraštutiniai ten far right ar far left, tuose pačiose vakaruose, Vokietijose, Austrijose, ar panašiai, kad jie, sutampa, persipina visiškai, ar identiškai yra Rusijos naratyvai, ir kad jie tiesiogiai yra naudingi. Aš literaliai ką tik sakiau. Rusai skleidžia, jisai naudojasi tuo, kas jau yra skleidžiama tiesiog ir ta propaganda. Visas tas teorijas beveik kur žiūrėsi. Vienaip ir kitaip tu gali atsekti iki rusų. Kur sakau, visos sąmokslo teorijos viską. Realiai labai daug kas ištakas turi tiesiog rusai. Ir kiek žmonių, kokia čia yra masyvi problema dabar, tai net neįtikėtina. Ypač, kai žmonės nežino, kaip žinot. Dingi Rusijai. Taip, čia faktas bet jie ten daugybė žmonių, tiesiog kaip pas mus Lietuvoje, jie tais dalykais ir taip tiki. Ta prasme, Rusijai, kaip aš sakau, daug nereikia, ta prasme, ta pati Rusijos propaganda, jinai, kas yra Rusijos propaganda? Jinai nėra kažkokia magiška jėga pati iš savęs, kuri ten įleista į visuomenę. Žmonės turi nežinoti, kaip žinoti ir tikėti. Nekalta visuomenė, tai yra geltonkasė visuomenė, čia pribėga Rusija, reiškia, įbeda švirkštą, įleidžia savo propagandos ir ten tada ta visuomenė. Ne, Rusijos ta pati propaganda, Rusijos modus operandi yra eksploatuoti ir išnaudoti, kuo įmanoma eskaluoti, kuo įmanoma destruktyviau visuomenėse tai, kas yra. O kada niekas nesodina sėklos į sausai žiūrį. Tipo, taip, galima toje vietoje sakyti, kad rusai ir needukuoja savo piliečių, tas kaip jis sukūrė tą hipotetinį, tokį, kaip čia, tą pavyzdį, iliustraciją, kad mums daug sueina, suleidžia. Realiai iš dalies, jis toks žmogus gimsta Rusijai. Jam suleidžia blogą edukaciją, kad jis niekada nežinotų, kaip mąstyti, ir tada ant viršaus suleidžia dar, kaip čia, nesuleidžia jam vakcinos nuo melų, ir tada po šiek tiek metų suleidžia jam melus. Toks dvigubas pančas. Dabar aš sakyčiau, mes Lietuvoje irgi nesuleidžiam labai didelės kažkokios vakcinos nuo melų. Turbūt ne ką daugiau ar mažiau negu kad Rusijai. Tik mes paskui nepumpuojam savo tos propagandos. Tame yra dalykas. Kad žmonės ir ten, ir čia, aš sakyčiau, panašiai visam pasaulyje yra žmonių, kurie tiesiog turės tą tikėjimų paremtą mąstymą. Nes niekas jų neišmokė priešingai. Ir tada jie ir bus susceptible patikėti bet kokią propagandą. Todėl yra žmonių, kurie netgi už teisingas kabutėse balsuojant, jie balsuoja neturėdami normalių argumentų, lygiai taip pat kaip rusai neturėdami normalių argumentų. Tiesiog sakau, vieniem pasisekė gimti šaly, kur nėra jų net šalies pumpuojamos tie propagandos, o kiti gimė Rusijai, kur yra jų šalies pumpuojama propaganda ir jie bus labiau susceptible. Aišku, daugiau yra faktorių ten ir tokių kaip, mes buvom okupuoti, tai tą dar prisimena žmonės ir biškai skeptiškiau žiūrės būtent į propagandą iš Rusijos. Bet žmonės nežino, kad daug dalykų, kurie yra dabar, yra propaganda iš Rusijos. Nes jin dabar nėra taip, kad tiesiog
įsileiskit rusą pas save ir jums bus geriau, tipo, nu, Lietuvai. Bet yra kitokia. Rusai daug geriau propagandą varo, jie dalina, lytis. Pas jūs klausimas kyla dėl lyčių, amplifikuojam iki maksimumo, pala. Pas jūs kilo klausimas dėl šito, amplifikuojam iki maksimumo. Net žmonėms sunku atsekti, kas yra rusų propaganda, kas ne. Kai, kaip random pavyzdys, Trumpas pasiūlė Grenlandiją įsigyti ar pirkti. O pasirodo, nuo ko prasidėjo 19 metais, rusai feikinį laišką nusiuntė Trumpo eidui vienam, ar aš pamiršau dabar jau ten kongresmenų eidui, kažkam tipo iš Trumpo aplinkos, kad tą idėją realiai pasiūlytų, kad daitų iki Trumpo. Ir toks dalykas buvo. Bet rusai prie to prisėda. Praškai visos įmanomos sąmokslo teorijos, kur vienaip ar kitaip daina, rusai. Ir tas yra neįtikėtinai iki kokio lygio, kokio masto. Ir žmonės net nežino, kad rusai prie to prisikišė. Nes jie užmaskuoja šitą visą dabar jau daug geriau. Kai žiūrim toliau. Ar tikrai žiūrim toliau? Mūsų žemė, kurioje jinai nesudyks. O tos mūsų žemės, tie mūsų dirvonai persidengia, mes visi ant tos pačios žemės gyvenam, lietuviai, latviai, lenkai, tik taip visos tos tendencijos, vakarų tos pačios visuomenės, visos tos tendencijos, jos koresponduoja, koreliuoja, dažnai persikloja, rusai tą išnaudoja ir dažnai būna tiesiog, tai tiesiog taip pat yra, bet tam tikrais atvejais tu tikrai pradedi galvoti, kad čia jau yra kažkokie tiesioginis kažkoks poveikis, kažkoks tiesioginis išnaudojimas. Tada galvoji, jeigu yra kažkoks tiesioginis poveikis, tiesioginis stumimas, tiesioginis manipuliavimas iš išorės, kokiu pagrindu jis įvyksta, kodėl, už ką? Už pinigus, už dar kažką, šantažas ar kas, čia kyla daugybė įdomių žurnalistinių klausimų. Aš prisimenu jo visus intervus ten Sputnikams visiems ir visą kitą jo atvirą kolaboravimą su rusų propagandinė, žiniasklaidos, rusų propaganda. Jo, tai čia, taip sakant, in the middle of šito gražaus koalicinio vaizdo, kuris premjerui Paluckui taip žiauriai patinka ir yra visiškai toks gražus visas rožinis, mes turim tokius klausimus. Bet ir prezidentui tas vaizdelis visai nieko pasirodė. Tiko šitą koaliciją su Žemaitaičiu? Prezidentų čia istorija, tai iš viso, ta prasme, viso šito pasimėm prezidento, true. Organizuotai grupėje asmenų, ta prasme, su visom įmanom sunkinančiam aplinkybėm. Aš nežinau, ta prasme, kas čia buvusi premjerė Šimonytė, ten visai vykusiai, nežinau, nekopipeistino, gal šito nekopiraitino šito dalyko, tai panaudosiu, pavadino į ketvirtuoju koalicijos partneriu, ta prasme, de facto taip. Ne, čia jo, ta prasme, čia jisai atsiskleidė vėlgi kaip jis ne politikas, kaip politinis veikėjas politikoje, taip. Ta prasme, tai čia jo atsiskleidė visas žodžių stilius, viskas jam buvo okei, su visais Žemaitaičiais ir panašiai, tik tai kai jisai pamatė, kokia iš tiesų yra tarptautinė reakcija, staiga išsigando. Bet jau buvo post factum. Ir tada jisai bandė kažkaip, nežinau, neatgroti situaciją, bet man vienu momentu aš galvojau geriau, kad vis dėlto gal yra kažkoks planas. Po to, kai jau koalicija vis dėlto buvo pasirašyta ir kai jisai pradėjo kalbėti, kad čia buvo klaida, kad jis nenorėjo Žemaitaičio koalicijoje ir kai jisai pradėjo šnekėti apie, reiškia, ministrus technokratus, bet aš netikiu, kad apskritai kas nors iš padorių žmonių, reiškia, pasirašys, reiškia, su Žemaitaičiu žodžiu eiti ir panašiai. Tai man buvo kilęs toks įtarimas, gal jis iš viso nori blokuoti tiek ir sukurti tokią situaciją, kai Žemaitaitis tiesiog arba būtų išspaustas iš koalicijos, ar pats, reiškia, išeitų, nors kad jisai pats išeis čia, bent dabar tai čia neįmanoma. Žodžiu, nes dar nepriėjo net prie babkių. Bet su tais ministrais technokratų, aš prisimenu, man teko ir su užsienio valstybių, ten kai kurių tų pagrindinių užsienio valstybių, ten ambasadų vadovais bendrauti neoficialiai viską, kai apie tą technokratų istoriją, ministrų technokratų istoriją buvo kalba, sakė, viskas kaip ir suprantame, viską, ką čia tikimasi apgauti, prieš ką čia tikimasi pavaidinti. Vis tiek aišku, kad šita partija yra koalicijų, šita partija yra valdžioje, jinai vis tiek prieina prie valdžios, jinai yra valdančioji partija, o tai jos formaliai deleguoti ministrai ar neformaliai deleguoti, koks šis skirtumas. Ir po to viskas baigėsi ir po to paaiškėjo, kad tai po togi prezidentas viešai kalbėjo, kad jisai apskritai nieko prieš tą partiją neturi, lyg anksčiau turėjo, dabar nieko neturi, viskas tvarkoja tą partiją jam valdžioje, prieš tai buvo klaida ta koalicija, dabar ne, tie ministrai technokratai kažkaip vėl baigėsi, ta prasme, tai jeigu jisai nuoseklus yra, tai jisai kaip tik dabar turėtų ypatingai prižiūrėti, kaip formuojamos. Kada Nausėda gyvenime buvo nuoseklus? Kokių klausimų ever kažkada? Jie taigi jau belenkiek metų būtent ir vadina bestuburių šliužų. Jokios nuomonės niekada, jokios pozicijose nėra, tiesiog pažiūri, kur plaukia vėjas ir pasako nuomonę.
Tai aišku, jis ir savo prieštaraus, aišku, ir pakeis nuomonę, nu, tai jo, čia su tokia nuostaba nuoseklumo, prezidentas, Minėjau jau šitą dalyką. Politinės komandos ministrų, kaip formuojama vadovybė ministerijų toliau. Nes čia tas ir bus, tie ministrai tipo yra technokratai, gali jie ten būti, bet jie bus apstatyti viceministrais, kancleriais, ministerijų patarėjais politiniais, kurie tiesiogiai, aš dabar kiek jau žiūriu pavardės, skaitau ten pirmus atsirandančius, aiškiai, oficialios ministerijų svetainėse, viską tiesiog paimi, paguglini žmonės, matai, kad jie ateina iš tos publikos, tai iš tos pačios Žemaitaičio ar ten jo hebros, reiškia, aplinkos. Ir sveikinas su gegužės 9-ąją, kaip pergalės diena. Taip, visas šitas cirkas, tai kuo jisai baigėsi? Kažkoks iš viso kažkoks, kas čia yra? Bet ar gali dabar prezidentūra kažką padėti su kancleriais, viceministrais? Nieko neturi formalių kažkokių gali, nebent tik tai viešų spaudimų turbūt? Tai taip, viešu, tai tą patį, ką ir su ministrais darė. Tai nežinau, buvo pas mus istorija prezidentė, būsi Grybauskaitė, valė viceministrų. Krūpčiodavo. Juodai sąrašą turėjo viceministrų, ten buvo net paaiškėję, kad tas sąrašas iš dalies yra žodinis juodasis sąrašas, žinau, ten. Bet dabar prezidentas tiesiog bando viešų spaudimų pasakyti, kad Žemaitaitis turėtų tvardytis, o Paluckas sakė, nieko šio netvardysiu. Ką čia tvardytis? Maždaug tai net šitas jau prezidentui, kur, akivaizdu, kad taipgi nebus. Tai tai čia tas durniausia yra, kad toliau visas šitas cirkas tęsis. Jo interesas to Žemaitaičio, ir galbūt, kaip čia ką tik kėlėm sąmokslo teoriją, gal ne vien tik jo interesas yra kuo daugiau kelti triukšmo, kuo daugiau to rezonansų, kuo daugiau cirko. Vėl paskelbė, čia ne per seniausiai mačiau partijos žygį per Lietuvą, vėl važinės per Lietuvą, po regionus, susitikinės su rinkėjais. Tokia pradeda kaip ir, nežinau, rinkimų kampanija, likus 2 metam, berods 2 metai liko iki artimiausių rinkimų. Bet žodžiu, ta prasme, jam ir grinai iš tos politinės pragmatijos pusės jam svarbu būti tam epicentre, ta prasme, būti tuo matomiausiu kažkokiu politikų, frontmenų, politinių lyderių, jeigu neturint net ir posto, tai bent jau reiškia viešoje erdvėje. Tai tą jis ir daro, ir tą visą destrukciją pastoviai varys ir darys. Tai čia klausimas, nežinau, kiek čia kam laikys nervai, premjerui gal laikys nervai, Skverneliui, nežinau, gal irgi, bet, čia toks yra, kaip vėlgi, gal aš tokia čia jau tokiu mistifikavimu, biškai tokiu šamanizmu užsiimsiu. Aš manau, kad kai kurie dalykai pradeda savo gyvenimą, ne? Pavyzdžiui, politinis, vėlgi kalbėkime adekvačiai, ne? Nes politologiniai klasikiniai terminai čia netinka. Tas politinis bardakas, jisai pradeda gyventi savo gyvenimą. Bet atrodo, supranti, kad čia lokaliniai kažkokie, čia kažkas vyksta, čia gerai, čia kažkas padurniuos, nusiramins, čia tas sumaištis, čia kažkaip suvaldysim. Tai kaip aš įsivaizduoju, kaip mąsto ir tas pats Skvernelis, tas pats Paluckas, tas pats Nausėda, kaip mąsto. Vis dėlto čia gerai. Gali ir gal durniuot, tegul cirkinasi, kol ten iš kažkokių ribų neišeina, jeigu ten bandys išeiti iš kokių ribų, gal kaip suvaldysim. Ne. Tie destrukcija politinė, tie destruktyvūs procesai turi savo inerciją. Ir jie plėsis kaip koks užkratas. Ir klibins viską. True. Tie žmonės dabar, kurie jau radikalizuoti ir sektai priklauso, jie random nepasikeis. Sekantis, kas turės ateiti, nebus švelnesnis už Žemaitaitį. Ne, turės bus radikalesnis. Tame esmė. Arba bent jau toks pat, bet. Žodžiu. Užkratas. Bus tik blogiau. Kiek Černobylis tikisi, kad yra migtukas, kurio reakcija bet kada išjungsi, bet turbūt vargu. Ne, čia ypač šituo atveju, tai čia to tikrai nebus. O jisai, ta prasme, kaip, mūsų ir visų, ir jų, ir Lietuvos tam tikrą prasme viltis gali būti į tai, kad jisai, kalbant apie tą patį Žemaitaitį, šiaip jisai yra istorinė asmenybė tarp mūsų politikų, kuria prasme, kad aš neprisimenu atvejo, kaip partijos Seimo frakcija visa susivienytų ir partijos pirmininką pašalintų iš savo gretų. Nėra tokia buvę. Su Žemaitaičiu yra. Be Žemaitaičio turiu galvą. Jo, jį išmetė. Ta prasme, jisai turi tas jo destrukcinis potencialas yra tas, kad niekas neišlieka jo nepaliestas ir jisai tą savo, kaip aš sakau, vištidę, jisai pats gali tiesiog išsprogdinti. O šiaip su ta, dar sakau, kol jie nepriėjo, o jeigu jie normaliai prieis prie babkių, tai čia su tuo, taip sakant, jų išsilakstymu dar čia irgi mes taip atsargiau, ta prasme. Aš sakau, aš tai prognozuoju, kad iki kadencijos pabaigos jie neišsilaikys. Nes dabar artimiausiu metu čia,
mes supraskime irgi, pabūkime empatiški tiem žmonėm, ypač tam segmentui visiškai atsitiktinių žmonių, kurie, ta prasme, čia vakar sėdėjo kažkoks, reiškia, sąlyginis Petras. Čia nesąlyginis, čia labai. Aš sakau, sąlyginis Petras vidury ten kažkur in the middle of nowhere. Staiga yra rašinėjosi antisemitinius anekdotus, reiškia, Facebook'ose. Ir staiga jisai yra valdančiosios koalicijos, antros pagal dydį frakcijos svarbus. O dar sako, kad Amerika yra svajonių šalis. Jo. Ir jisai gauna tą algą. Kiek dabar jie gauna? 4,000 gauna algą. Taigi jisai, for life turi būti remygai dėkingas už tokius dalykus ir jisai, negali tiesiog dabar paimti ir ant pirmo posūkio remygos mesti. Bet to čia dar yra su valdžia ir politikais, jeigu taip per daug mes šnekame, galbūt apie tą Nemuno aušrą vėlgi. Bet apie tą pasitraukimą, reiškia, politikų santykių su valdžia. Varon šitų debilų. Dažnai būdavo, pavyzdžiui, praeitoj kadencijoj apie Laisvės partiją taip kalbėdavo mane, kad būdavo, kad jiems naudingiau dabar kažkur prieš rinkimus iš tos valdžios jiems pasitrauktų naudingiau būtų, kad jie po to, ir dabar panašiai gal ir apie tą Nemuno aušrą ir apie Žemaitaitį kalbam, kad gal dabar visai jiems nieko prieš rinkimus būtų kažkada pasitraukti iš tos valdžios, reiškia, tada jie aukos tampa, pasirodo labai principinga politinė jėga, kažkokie kovotojai, tada rinkimuose jų situacija, ir jie tada laimi rinkimus, žodžiu, visi kita, bet čia tik tuo atveju, jeigu jie tikrai neprieina prie babkių. Tik tuo atveju. Nes jeigu jie realiai būna, reiškia, valdžia, arba net, nežinau, turi postus tiesiog po užpakaliais. Aš visą laiką tokiu atveju, kai tokios prasideda tokie samprotavimai ir tokios prognozės apie tai, kad politikai gali savo norų palikti, reiškia, valdžią, ypač tokie veikėjai, tokie rinkiminiai projektai, kurie vienkartinių yra panaudojami ir po to išmetami. Ta prasme, tai jų santykis koks yra su valdžia? Kažkada per National Geographic, žodžiu, žiūrėjau dokumentiką ten apie gamtą. Apie gamtą yra ten apie visokias egzotiškas šalis, ten buvo apie Afriką. Reiškia, ten rodė, kaip kažkokie indigenous peoplesai, žodžiu, gaudo tokias beždžionėlės, nedidelės tokias beždžionėlės, kurios, yra delikatesinis jų patiekalas. Žodžiu. Gaudimo būdas yra koks. Paimama dėžutė medinė, į ją įdedamas mandarinas ar apelsinas, žodžiu, jinai užkalama yra aklinai, pritvirtinama prie žemės su grandinė, o viršui paliekama tokia, reiškia, skylutė, kuri yra lygiai tokio dydžio, kad tavo beždžionėlė, žodžiu, jinai įkiša savo lėtenėlę, gali įkišti, paima tą apelsiną ir tada, kai jinai laiko, jinai, jo neištraukia. Ir paleis gaila. O jinai niekada nepaleidžia. Ir jinai mato, kad tas reitingas lietuviškas partijų rinkėjas, tas, reiškia, sąlyginis, jisai artėja, nešasi vaizdiau tą mačetę, žodžiu, akivaizdžiai, jinai mato, kad viskas, kad eina jos pjauti. Reiškia, jinai klykia, daužosi, blaškosi, trankosi, žodžiu, su visą šitą, bet jinai, apelsino nepaleidžia. Taip, kai mes kalbam apie tai, kad čia politikai dėl vardan kažkokių strateginių išskaičiavimų, ypač tokia Nemuno aušra gali kažkaip išeiti iš tos koalicijos ar palikti tą valdžią, čia mes turėkime tai omeny. Bet be abejo, kai aš sakau, kad destrukcija, kuri jau dabar gyvena savo gyvenimą, politinė ta sumaištis ir chaosas, kad jinai tik plėsis ir didės, tai aš manau, kad vis tiek išsprogdins ją iš vidaus, o galbūt ir visą valdančiąją koaliciją iki kadencijos pabaigos. Tai ta prasme, atsiprašau, tu atmestum didesnę tikimybę pirmalaikių rinkimų su šito. Taip, tas yra, čia mano didžiausias nuogąstavimas ar nerimas, kad gal koalicija ir subirės, gal Trumpas numirs, gal Žemaitaitį mašiną pratrenks, net jeigu tie žmonės tiesiog dingtų. Žmonės vis tiek tūpi tie patys lieka, kurie balsavo už juos in the first place. Tai ar kažkas pasikeitė iš tikro? Ar mes tiesiog benkinam ant to, kad, gal neatsiras kitas kaip Žemaitaitis? Aišku, atsiras. Arba tik laiko klausimas, kada atsiras. Nes problema niekur nedingsta. Esminė problema, kodėl tokie iš viso yra renkami. Jinai tai niekur nedingsta. Jo, žodžiu, tai tą patį kartoju. Koalicija, kad subirės iki tiek, kad reikės pirmalaikių rinkimų. Ne, neatmesčiau. O kodėl mes atmetam, kad ir pas socdemus kokie gali vidiniai destruktyvūs procesai prasidėti? Nes tiesiog su to galėtų būti, su numatymu šito galėtų būti susijęs ir tas Žemaitaičio partijos naujas kalėdojimas per Lietuvą. Gal jie ruošiasi ir tokiam variantui, taip neatmesčiau. Ta prasme, tai jis mato tą tendenciją, kad dabar iš viso šito, jisai jį išlošia. Jo reitingai, ta prasme, auga, nes jis yra auka, jo neprileidžia prie valdžios, jam neleidžia dirbti. Sistema. Tai, ašgi tam tikrą segmentą ir socialinėse tinkluose seku, kuris smarkiai persikloja su Žemaitaičio rinkėjais, kai kurios tos pačius Žemaitaičio rinkėjus matau, žodžiu, aš matau, kaip žodžiu, tie patys socdemai ir skvernelininkai ir dabartinė vyriausybė, kaip virsta prokonservatoriškų ar konservatininkų elitų.
kur neleidžia tikriems rinkimų laimėtojams, tikram tautos sūnui, žodžiu, ir tikriems tautos atstovams dirbti. Ir nuo to, reiškia, dar tik tai mobilizuojasi ir jų palaikymas didėja. Tai aš nežinau, Remyga matyt tą mato ir stengiasi tai, nepaleisti tos dinamikos, išnaudoti ir dar labiau tik tai ją sustiprinti. Nes tai jam dar yra papildomas irgi politinio šantažo elementas. Jis visą tai gali rodyti tiem patiems socdemam, tam pačiam Paluckui, tam pačiam Skverneliui ir sakyti, palaukit. Tai jūs su ko čia stumdotės? O nėra taip, kad Žemaitaičio pagrindinis tikslas yra kelti tą visą temperatūrą iki kitų prezidentų rinkimų? Yep. Aš manau, kad sakau, kad jisai tiesiog tą... Čia yra mano teorija, by the way. Čia yra mano teorija. Ir aš tikiuosi labai... Čia aš neduodu daug procentų, nesilažinčiau dėl to turbūt. Bet iš to, kaip dabar, man atrodo, botnetas kažkoks yra vienu ar kitu pajungtas ten, ar TikTok'e, jie gan prasti, tipo, tie TikTok'e viską, bet yra stumiama ant dabartinio prezidento, koks jis blogas, bet visą laiką šalia Žemaitaitis, koks jis būtų geras prezidentas. Komentaruose irgi Žemaitaitis turėtų būti prezidentas, Nausėda lopas, mazgotė, visur ten OPTV ar kur ten Žemaitaičio video būna, visur tas pats. Dabar nežiūrėjau paskutinę savaitę. Bet maždaug Žemaitaitis for president, Nausėda blogas. Dabar ar šitai suveiks, aš nežinau, bet kad tokia ambicija yra, turbūt garantuotai. Ir aišku, visko gali būti tiesiog labai susidirbs ir labai jau tie reitingai nukris, kad jis tiesiog nerenkama, žinai, bus, kaip bebūtų. Bet jeigu to neatsitiks, arba jeigu teisinga aplinka bus, jis tikrai mėgins. Man atrodo, tikrai mėgins. Jam apskritai ta temperatūros tas kėlimas ir palaikymas jam yra strategiškai reikalingas ir naudingas. Jis galvoja apie kitus rinkimus, galvoja apie savivaldos rinkimus, galvoja apie prezidento rinkimus. Gal galia dar jaunas yra politikas. Nes Nausėda pasitrauks, vis tiek kažkokia tokia lyderystės vakuumas atsiranda. Dabar žiauri Nausėdos yra lyderystė, aišku, politinė, tai niekas čia negali... Bet rinkimuose sudėtinga su juo konkuruoti. Rinkimuose taip, nes mūsų rinkėjas yra tokių Nausėdų rinkėjas jeigu apie prezidento rinkimus kalbame. Taip, tai rinkėjas yra Durnelis. Ne tiek mažai tų rinkėjų prezidento rinkimuose balsavo už Žemaitaitį /Vaitkų /Vėgėlę. Kas ten dar šitą kompaniją? Iš esmės, kaip apgailėtina iš tikrųjų. Čiagi vienas segmentas, čiagi vienas socialinis, ideologinis, politinis segmentas. Yep. Bet Nausėdai pasitraukus. Bet Nausėda čia sakė, kad jisai eis į premjerus. Po to. Čia jis sakė? Jisai sakė kažkuriam interviu, kad rašys memuarus. Interviu tai berods prieš kokius gerą pusmetį ar metus minėjo, kad jisai prezidentavimo jo politinė karjera nesibaigs. Jisai mato save ir toliau politikoje, vyriausybės vadovo poste ir panašiai. Man atrodo, kad Nausėdai tiesiog tai reikėtų Lietuvai, kaip tas... Per anksti Remyga pradeda, nebent tikisi iš ankstinių prezidentų rinkimų. Ne per anksti. Nuo kada Paluckas pradėjo... Nuo kada pradėjo savo video kurti, kad konservatoriai viską, ką daro blogai ir už bet ką tik ne konservatorius, nuo praškai pirmų dienų. Tai niekad nėra per anksti. Tu turi tą po truputį sėti, po truputį kartoti, net melą gali kartoti ir jis pataps realybė, jeigu pakankamai dažnai kartosi, ten kieno čia ta citata. Bet aš nemanau, kad per anksti, tai yra nuoseklus tiesiog darbas tam. Jeigu toks planas tavo yra, tu dabar po truputį pradedi. Nes dabar tu pasitestuoji, kas veikia, kas neveikia, jeigu tikrai botnetą kokį paleidi. Kokie TikTokai veikia, kokie neveikia, dabar idealus laikas tam. Goebbels, man atrodo, jo čia, kur realiai dabar galės pasitestuoti ir jeigu kažkas neveikia, net neprisimins po 4 metų, bet jeigu kas veikia, vis tiek pasąmonė lyg žmonių, tu pradedi anksti tą. Tas karūnas, kurias rado jam duoti, kad jis galėtų turėti namie ir užsidėti. Tada, kad premjero postė neišvažiuosi. Mes, kai Vilniaus universitete filmuodom prie pat prezidentūros, matydom, ne? Anksčiausiai buvo po 3:40. Ne, anksčiau buvo pusė 10. Pusė 4 maždaug išvažiuoja iš darbo. Bet žinai. Tai čia Nausėda, jisai šio požiūriu yra, panašus kažkiek į Palucką, ta prasme, jisai tą dievą už barzdos pagavo vieną kartą, tas pirmas kartas jam leido išsilaikyti už tos barzdos, dar įsitverti stipriau antrą kartą. Ir that's it. Ta prasme, aš šiaip tai labiau, ne šitais jo užkalais apie tai, kad jisai ten mato save į kelias dekadas politikoje ir ten premjero postė tikiu, o tuo, ką jisai sakė dar per rinkimų kampaniją prieš pirmąją savo kadenciją, bent vienam tikrai susitikime su rinkėjais, kur tikrai aš žinau, kad tie, kaip potencialiais rinkėjais susitikime, kur žmonės jo logiškai paklausė, sakė, klausykit, sako, jeigu jūs nelaimėsite prezidento rinkimų, jūs taip save matot, jūs matot save politikoje, ta prasme, klausė žmonės apie jo santykį su politika. Jo atsakė, buvo, aišku, apie ką jūs baigit, kur, jeigu nelaimė, tai grįšiu ten į verslą ar ten dar kažkur, bet čia, aš for one shot, ta prasme, čia arba
pataikau arba ne ir viskas. Tai aš manau, kad taip, jisai čia tą man. Nors kitą vertus nežinau, gal čia apetitas auga bevalgant, gal po to žmonės pradeda įsivaizduoti, kad yra istorinės asmenybės, kad turi potencialą išlikti ilgiau kitose postuose. Tai galų gale, kodėl flirtuotum su tais socdemais taip iš anksto? Ja, tai šitas buvo aišku, kad šito mezalianso reikia, ta prasme, tai ne, tai pagrindinis Nausėdos interesas buvo, kad tikrai garantuotai neliktų konservatorių valdžioje. Ta prasme, o vienintelis pagrindinė priemonė, pagrindinis taranas jos nutaranuoti, akivaizdu, jisai matė, tai yra socdemai. Tai čia su socdemais šita sąjunga ir kol kas tas toks kažkoks sąlyginis mėnuo lyg dar tveria, bet kiek jisai tvers, aš nelabai įsivaizduoju. Gal prieš tokį įmą į Patreoną aš nečiau užduoti vieną klausimą, kurį šiaip mums dažnai užduoda patys Patreonai. Ir pagalvojau, ir mes dar prieš tai su Dainiumi Žalimu kalbėjom irgi, ir kaip jūs matote dalyką, ar yra ženklų kažkokių indikacijų ar kažko grėsmės, kad Lietuva gali taip šituo keliu judėdama, melo, tokio destrukcijos, judėti link, nežinau, Vengrijos arba Sakartvelo svajonės, nes Dainius Žalimas sakė, kad Sakartvelo svajonė yra Nemuno aušra iš esmės. Baby versija, turint tokią. Klonas. Nežinau, mano kažkaip pojūčiu vis dėl to, kad kaip čia ukrainiečiai kartais sako ir Ukrainos kai kurie apžvalgininkai sako, sako, tas mūsų amžinas bardakas čia yra pagrindinė ir mūsų, reiškia, kaip sakant, pagrindinis dalykas, dėl ko rusai niekaip nesugeba suprasti, kodėl jie su ta Ukraina nieko negali padaryti. Pagrindinis mūsų, kaip sako, ir imunitetas. Žodžiu. Tai aš manau, kad vis dėlto pas mus vis dėlto pernelyg tą, nežinau, jeigu norim pasakyti, ne tik fragmentacija, bet nėra už ko paimti diktatūrai. Aš nemanau, kad yra sąlygos, kad mūsų visų. Čia yra toks kaupimas. Tai ne. Rusas čia neteis. Tam labai didelis šansas yra. Bent jau artimiausius 10-20 metų, kad iš vidaus Ruso neįsileis. Turbūt. Bet pažiūrėkit, kas su Amerika buvo. Amerika buvo antikomunistai, Red Scare, rusai, komunizmas, priešai, praeina 20 metų už Putiną balsuotų negu už demokratus. Kaip palyginti greitai galima tiesiog zombifikuoti tautą. Tai pas mus skausminga yra rusai gal neteis, bet diktatoriaus nori labai daug žmonių, tik galbūt apie tai nemąsto ir nesupranta. Ir pastaikius progai, labai daug žmonių rinktų savo diktatorių. Yra toks dalykas, vėlgi grįšim prie to pačio, nes tai atsako į viską praktiškai, tuos klausimus. Tas tikėjimų paremtas mąstymas ir žinojimų paremtas mąstymas. Kaip šitos dvi pusės gali išspręsti konfliktą? Viena pusė pamato 3 mokslinius tyrimus, pasitikė mokslinių procesų ir turi įrodymų, kad galėtų pasitikėti, viskas tvarkingai yra. Ir jis pacituoja tuos mokslinius tyrimus, viską savo pozicijai. Ateina žmogus, kuris užsiminėja tikėjimu ir jis pasako, ne, taip nėra. Kaip išspręsti tą konfliktą? Nei vienas, nei kitas niekaip neįrodys kitam žmogui, kad jis klysta. Ir jeigu tas konfliktas yra dėl kažkokių egzistencinių klausimų, išlikimo klausimų, kaip jūs išspręsite tą konfliktą? Dabar tas žmogus, kuris užsiminėja žinojimu, jisai turi būdų, kaip spręsti konfliktą. Tas žmogus, kur užsiminėja tikėjimu, jis neturi būdų jokių, kaip išspręsti tą konfliktą. Ir galų gale, jeigu tu tą žmogų stumsi pakankamai, jam lieka tik smurtas. Tik smurtas lieka tam žmogui spręsti konfliktą. Nes, nepakeičia žmogaus nuomonės. O tokius gerus argumentus turiu kaip, aš taip sakau, tai mano nuomonė. Ir tas žmogus nekeičia savo pozicijos. Jam nebėra opcijų. Tas kitas turi opcijų. Ir galbūt mąstys iš kokios pusės apraučiant, gal skirtingus tyrimus parodyti, mąstys kaip. Pas jį smurtas nebus optionas, bet pas tą tikėjimų paremta bus. Ir kai susitinka daug tokių tikėjimų paremtų žmonių, ir tada ateina, ir jie negali pakeisti. Mokslas sako, ką mes dabar darysim, įrašysim vadovėlius, kad Žemė plokščia? Ne, bet yra žmonių, kur tiki, kad Žemė plokščia. Ir jeigu jų pakankamai daug, ir jiem pakankamai svarbu čia pakeisti, reiktų egzistencinį klausimą, ir jie niekaip negali priversti mūsų pakeisti, kaip čia, to naratyvo, kad Žemė plokščia. O taigi jie įsitikinę, kad Žemė plokščia. Ir ką jiem lieka daryti? Kažkokį ar sukilimą daryti, ar kažką. Arba balsuoti už žmogų, kuris jėga tą padarys kažkaip. Ir kodėl už Trumpą balsavo? Pakankamai žmonių,
Nu, vat jie galvoja, kad Fauci nusikaltėlis, kad reikia pakeisti viską. Ir demokratinių kažkokių principų jie negali to pakeisti. Nu, nes tai faktam prieštarautų. Ten kažkas pasakė, kad homoseksualumas nėra liga. Nu, mokslininkai parašė, 100 metų truko ten tyrimai, blėt. Nu, bet jie galvoja kitaip. Nu, jie negali dabar to pakeisti, nes jie neturi jokių įrodymų. Tai aišku, jie negali to pakeisti racionaliam pasaulyje. Bet jie nori tą pakeisti, nes jie tiki priešingai. Be įrodymų, bet jie tiki priešingai. Ir tada ateina žmogus, kuris sako, jo, aš pasirašysiu ir pakeisiu. Ai, ir tau patampa pohui kiti žmonės, pohui kitų žmonių nuomonė, tu tada balsuoji už savo diktatorių, nes tu kitaip nemoki konflikto išspręsti. Tas strongmanas tada ir būna, čia, nu, tas grįžimas prie pirminio tokio impulso. Kažkas neklauso, smurtas. Kažkas nepakeičia nuomonės, smurtas, kažko neįtikinau, smurtas. Visą laiką paskutinis atsakymas, nu, kaip ten sako, kai demokratija feilina, tada tipo smurtas. Jo, iš tų silpnų žmonių, kurie nebeturi argumentų. Ir vis tiek nori pakeisti. Vat. Ir va čia yra tas dalykas. Man atrodo, yra labai daug žmonių, kurie balsuotų už savo diktatorių. Kurie nori permainų. Netgi toj pusėje, kurie dabar ten už konservatorius, Laisvės partiją balsuoja. Net tų žmonių daug balsuotų už savo diktatorių, kuris, įsivaizduokite, partnerystės klausimas. Nu, 100 metų neišsprendžiamas niekaip. Ateitų žmogus ir pasakytų, va, aš ignoruosiu ir tą, ir tiesiog parašysiu ir kažkaip apėjęs, gal ne tik, kad apėjęs įstatymą, bet, nu, stipria ranka, va, padarysiu ir viskas. Ir jie balsuotų už tą žmogų. Daug žmonių balsuotų už tą žmogų. O tai yra realiai, nu, tas strongmanas. Ir tu eini link to strongmano tipo, kuris tiesiog išspręs problemas. Nes diplomatiškai, vat, neina jos spręsti, nieks nepakeičia, neina. Ir tu net gali būti teisingai pusiai argumento, bet vis tiek balsuoti už strongmenus, nes vat, į tokią vat, logiką papuoliai, nes tu galbūt tą argumentą turėjai ne iš tos žinojimo pusės. Tu irgi užsiminėjai tikėjimu to pačiu, tas tavo mąstymas toks pat. Žodžiu, tai, kad autoritarai gali ateiti į valdžią ir Lietuvoje garantuotai gali. Daug žmonių pasirinktų balsuoti už savo diktatorių. Čia nenuginčiama, man atrodo. Visuomenė, mūsų žiniasklaida, mūsų politinė sistema galų gale kol kas yra tokia, kurią galėtų užvaldyti kažkoks, nežinau, vat, Orbanas ten atsiradęs naujas, ar... Viskas palaipsniui. Nu, nežinau, gal aš kažko nejaučiu, gal kažko nematau, nes tokie dalykai būna kartais, nu, labai netikėti, ne? Kai staiga paaiškėja, atrodo, kad tu gyveni, taip sakant, laisvoje visuomeniai, kuri vis dėlto stos piestų prieš bet kokias, taip sakant, bandymus ją kažkaip paimti, net jeigu dalis tos visuomenės pasikesins į visos visuomenės laisvę, tai visa visuomenė stos ir... Koks yra žingsnis, gerai, taip, nu, taip biškai hiperbolizuojam. Koks yra žingsnis nuo balsavimo už autoritarą ir balsavimo už socdemus. Nu, pavyzdžiui, jeigu rinkėjas nekenčia konservatorių, kodėl negali pasakyti, neturi objektyvių priežasčių, nekenčia, emociją jaučia. Ir socdemai ateina ir sako, balsuokit už mus, mes padarysim viską daug geriau ir padidinsim, pagerinsim, padarysim geriau. Ok, tu nieko konkretaus nežinai, tau nieko konkretaus nepasako ir tu net nesupranti, kad tau neatsako, tu balsuoji va taip. Ir tada autoritaras lygiai tą patį atėjęs pasakys. Padarysiu viską geriau, šitie žiauriai blogi ir balsuokit už mane. Koks yra skirtumas? Ir tau užtikrina, kad padarys. Netoks didelis skirtumas. Tiesiog reikia tą biškai geriau užmaskuoji ir tu lygiai taip pat gali. Ir dar blogiau. Dabar socdemai greičiausiai sunkiai kažką iš tikro padarys. Autoritaras padarytų. Nors biški labiau autoritaras. Ne full on, žinai, Putinas ar ten, nežinau, Orbanas. Bet šiek tiek labiau tendencijas turintis, kuris bus linkęs šiek tiek labiau gal paminti kažkokią demokratinę taisyklę, jis dar ir rezultatų pasieks, kas bus apdovanojama, va matot, jis iš tikro padarė, ką žadėjo, tai jis net rezultatų pasieks ir tada sekantis jau bus didesnis autoritaras. Ir matot, kaip lengva. Mažas žingsniukas po mažo žingsniuko, tu vis labiau ir labiau eini į tą pusę. Tai nežinau, tas nematymas to, ar sakymas, kad ne, mes atsparus dar kažkaip, man atrodo, didžiausias pavojus yra, kai tu net nematai problemos, kad gali būti. Ir čia nieko, ir čia tikrai ne, ir pasirodo, kad ne, kad vis dėlto dalis, net mažuma visuomenės gali užvaldyti, pavergti visą daugumą visuomenės, bet kažkaip aš, nu, nežinau, vėlgi, grįžtant prie to, nežinau, vidinio jausmo, kol kas aš to vidinio jausmo tokio neturiu. Juolab, kad, nu, sakau, mus, manau, kaip jau čia vat minėjau, ir čia vat prisimenu tą, kad mus galbūt išgelbės, tą, nu, kad tie vat visi mūsų tie potencialūs Orbanai
ir potencialūs bidzinos, nu jie tokie, bidzinos, benzinėtojai tokie yra, nu jie tarpusavį susirėję, susipjauna, taip pat kažkokį, nu jie neturi to organizacinio potencialo, neturi kas į juos. O tai kas bus, kai atsiras? Ta prasme, o kas bus, jeigu atsiras, kur iš tikro? Jo, kas čia per argumentas? Kai kurie susipjauna, o kai kurie ne, kai kurie 30 metų valdžioje išlieka, tai apie ką mes kalbam? Normaliai investuoja. Kai kurie paima gali ir... Kokius rusus ką. Ir iš kai kurių gali paima kitas diktatorius. Nu, tai tipo, kas tai per argumentas? Da, jeigu kas normaliai investuoja, tai tada kaip mes, kokį tuomet tai visuomenės pasidalinimą? Ar didžioji dalis yra ta, kuris sakys, antisemitizmas yra blogai ir ne? Ar vis dėlto ta, kuri nueis ir sakys, faina, yra priešas be konservatorių? Antisemitizmas turbūt nieko nepė, bet jeigu valstybė norėtų užvaldyti, pavyzdžiui, tai bet, žinai, aš kalbu apie žmonės, kurie eina paskui idėją, kuri kitai daliai visuomenės atrodo nenormali, kaip idėja, pagal kurią tu gali sekti. Nu tai čia, ta prasme, tas, kad jau dabar yra mūsų visuomenės susiskaldimas, nu, kaip ir irgi aš jau minėjau kelis kartus, dėl tų pačių tendencijų, nu, gal ne tokio paties lygio, bet panašus, kaip, nežinau, ten Lenkijoje, nežinau, Vokietijoje, kitose postsovietinėse, vis dar postsovietinėse šio požiūriu ir ar vakarietiškose, vakarų šalyse, tai tas yra akivaizdu. Tik tai kol kas aš tokio egzistencinio pavojaus, kad ta visuomenės dalis, kuri yra už autoritarizmą, už destrukciją, už antivakarietišką visiškai. Niekas taip nemato, niekas taip nematys ir niekas Lietuvoje taip nematys, jeigu autoritaras bus. Jie nematys, kad čia yra už destrukciją. Ne, tai bus gelbėtojas. Jie matys kaip už teisybę žmogus. Čia ne tame esmė. Žmonės, aišku, niekada negalvos, kad aš balsuoju šitą, kur už destrukciją sunaikins, už autoritarą balsuoju. Ne, čia ne tame esmė. Už Trumpą balsuojantis negalvoja, kad balsuoja už autoritarą kažkokį. Nes jie net nepritarė, kad jis perversmą organizavo. Čia ne tame esmė, ble. O tas mąstymas yra super naivus, jis misina pointą viso šito. Kai absoliučiai krypti prorusišką, aš matau, kad jinai koresponduoja su ta visuomenės dalimi, su ta kita, kuri ir gali nulemti rinkimų rezultatus ir gali būti dauguma. Nes Žemaitaitis su visais savo rinkėjais, jie yra rinkimų laimėtojai. Jie yra valdžioje, šita visuomenės dalis yra valdžioje. Bet jinai kol kas neturi to tokio potencialo, neturi tokio organizuotumo, tokios jėgos, kad padarytų tai, žmonės niekur nedings, o tie žmonės yra visiškai braindedai. Tai akivaizdu, prie valstiečių, kai buvo kadencija 16-20 metų, buvo irgi tas pats. Dar buvo kai kurie dalykai greičiau. Destruktyvi žiniasklaida, kuri yra apskritai valstybės priešas, neleidžia dirbti žmonių išrinktai valdžiai. Vilniaus ponai, Vilniaus elitas, visas tas buvo. Ir, pavyzdžiui, 16 metų, visas buvo ir anksčiau. Pirmas ant to išjojo į valdžią Paksas per prezidento rinkimus. Ant viso šito visuomenės skaldymo ir manipuliavimo tą piktą, nusivylusią, vis labiau radikalėjančią visuomenės dalim. Bet, kažkaip, kiek čia jau 20 metų, daugiau 20 metų, bet mes vis grįžtame į tą patį tašką, bet kol kas toliau nepaeiname. Tikiuosi, kad ir nepaeis. Tikiuosi aš irgi. Pasisveikinai, tai ir... Aš labiau pesimistiškai žiūriu. Tai ir pranešu, kad ta viešoji visiems prieinama pokalbio dalis baigėsi, o su Patreonais dar liekam ir... Okay. Jo, kas nori būti Patreonai ir pažiūrėti privačią dalį, paremkit jų. Kur yra nuorodos? Apačioje nuorodos yra. Aiva redakcija parama, jo yra nuorodos. Tai toks pokalbis, ne? Su ponu Bruveriu. Bruveriu, ne Briuveriu, Bruveriu. Na jo. Beje, gali būti, kad aš per pesimistiškai žiūriu. Gali būti, kad... Nemanau. Aš iš tikrųjų nemanau, kad aš per pesimistiškai žiūriu. But anyway. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jazminą, baltoj